Labadiena, mėly klausytojai ir žiūrovai. Šį kartą naujas nematytas svečias šitoje studijoje Andrius Mulevičius. Sveiki, žiūrovai, sveikas Mariau, malonu, ačiū už kvietimą. Nėra už ką. Svarbiausia, mes visai neseniai matėmės, čia buvo šeštadienį. Šeštadienį matėmės Kapčiamiestyje, susitikom, pabendravom, nes daug nebijingų žmonių ten dalyvavo. Taip. Ir tavo nuotrauka kartu su bendruomenės pirmininkė, kai jūs ten darėtės tą asmenukę ir selfie vadinamą. Užfiksavo Delfis ar kas? Užfiksavo Delfis, Lazdijų žvaigždė perpostino, reiškia, aš jau sakau, pagaliau žino, ką dėti į viršelius. Bet tai gražiai, tokia nuotrauka, užrašas Kapčiamiestyje, būt dviesi, nes kitą fotografuoja. Užstojau, bet specialiai nepozavau fotografui, bet pagavo viską. Gal pažįstami esat su jie? Ne, visiškai ne. Absoliučiai. Aš visur gerai jaučiuosi. Aš su Marijum liktais virtualiai buvom pažįstami, bet kažkada ir paskiau patį atpažinau vėliau ten, kai aikštėjai iš kepurės ir viską. Aš turiu gerą atmintį ir vaizdinį tokia. Tai koks tau įspūdis Kapčiamiestis? Ten buvo protestas, paminėjimas protestas, kaip akcija, kaip įvardinsi? Įspūdingas, tikrai aš taip nesitikėjau, važiavau, galvoju, bus žmonių, aš buvęs Kapčiamiestį prieš tai 2 kartus, prieš keletą metų, bet tai buvo vasara, prie Pliaterytės kapo, Emilijos Pliaterytės kapo ir panašiai. Tiesiog aš kaip keliautojas, toks važinėtojas, išmaišau tokius ir užkampius, sakyčiau. Tai žiemą neteko būti ir galvoju, kažkiek bus žmonių, bet kad tiek daug ir tiek mašinų, tai nesitikėjau, tai maloniai nustebau, kad tai fainas, tokie ir visi draugiški, tokie kaip. Tai net nežinau, kaip pavadinti toks protestas, bet toks vis tiek, tokia nuotaika kitokia, ne pasyvi, o tokia vis tiek pakeli netgi kažkiek tai, kad mūsų yra ir mes esam tokie kaip jėga. Aš aišku, nesu susijęs su Kapčiamiesčiu, neturiu, dabar jau turiu pažįstamų, bet iki tol tai tiesiog įdomu, faina, smagu. Važiavom, aš galvoju, bus keli šimtai žmonių, reikia vis tiek važiuoti, palaikyti, nuvažiavom tenais. Eilės, bet kokias, automobilių pilna, žmonių pilna, irgi yra pasirodė ir visi tokie, pozityvūs, draugiški, normalūs tokie, dainuoja dainas, visą kitą, šnekasi, bendrauja tarpusavį, pažįstamų daug veidų, naujų susirandi pažįstamų, arbatą pasivaišinam po tą aikštelę, visą kitą, viskas taip šauniai, bendruomenė. Tai aš tam ir sakau, esmė yra Lietuvoje bendruomenės. Taip. Jeigu yra bendruomenės, tai tos bendruomenės gali ir kurti tarpusavį, ir bendrauti, ir jeigu reikia, ir kovoti, jeigu save iš tikrųjų. Nes jeigu nėra bendruomenių, tai, iš ko tu užsikabinsi? Nėra už ko užsikabinti. Tai tokie dalykai tai yra tikrai skatinti. Bet dėl ko irgi aš tai dar kviečiau, dar mes čia tarėmės anksčiau, bet tai aš apsirgau, tai dar visokių reikalų buvo. Buvo toks įdomus tipo incidentas, kaip pats šachmatais apžaidė, puikiai visiems žinoma didmeistė šachmatų, Viktorija Čmilytė. Taip. Ir gavosi taip, kad po to įsivystė tokia įdomi istorija, apie kurią, manau, pas ir papasakok nuosekliai. Apžaidė ir prasidėjo kažkoks konfliktas kilo. Taip. Tai, pirmiausia, aišku, aš taip visada galvoju, kaip sutrumpinti, kad žiūrovams būtų įdomu, aš galėčiau išsiplėsti ir gal kada, irgi tokia mintis keista, dabar man šovė, kad gal parašysiu ar knygą, ar bent jau skyrių mūsų bendravimo su Viktorija Čmilytė Nilsen, reiškia per istoriją. Tai čia tas jau sakykim, baigiamasis kaip etapas, aišku, kažkada gal kažkaip kitaip dar vystysis, bet tai buvo Vilniuje gruodžio 11 dieną, simultanas, kai ji eina prie daug lentų žaidžia, jinai, reikia pasakyti, iš tikrųjų šachmatų didmeistrė turi tą rangą, vardą ir aišku dabar aktyviai nežaidžia, bet vis tiek žinoma jo jinai. O aš esu, neturiu to meistro netgi vardo, nors pagal patirtį aš maždaug ir žaidžiu gal arti to, tai be abejo šiaip esu pavojingas varžovas. Tai ir aš viską užsirašinėjau ir datuoju ir panašiai, tai žodžiu per beveik 10 metų su ja čia sužaidžiau 13 simultanų, 13 susitikimų ir 13 tada buvo susitikimas ir rezultatas jau buvo po tų 12 susitikimų 6-6. 6 partijas jinai laimėjo, 6 aš. Jinai tai reiškia ji arba buvo, jei kažkas pagelbėjo, kaip komanda būna kartais, tai 2 ar 3. Tai, aš pasidariau marškinėlius. Tai buvo 4 marškinėliai mano pasidaryti per tą visą maratoną, kiti įvairūs. Sakau, jeigu norėsiu, tada pratęsiu, bet čia tą baigimą. Tai buvo užrašytas rezultatas. Balti marškinėliai, juodom raidėm, rezultatas 6-6 ir klausimas, kada juodais.
reiškia, visada Viktorija žaidžia tik baltomis figūromis, simultanė. Jis pradeda jinai. Pradeda. Tai yra toksai kaip iniciatyvos teisė, kaip, pavyzdžiui, krepšinį jau turi kamuolį ar futbolę, pradėti vis tiek yra maloniau, jau tu eini kaip pult, jau taip jau bendras. Juodais reikia pirmiausia, kaip atstovėti ar gintis aktyviai visą kitą. Tai čia toks mano buvo kaip lengvas erzinimas, toks, bet galus, nes per tą... Čia ironija, ironija, kad per 12 susitikimų jį visada tik baltai žaidė, bent kur aš žaidžiau. Jie, aišku, padarė per tuos metus 10 metų, aš spėjau kokius porą šimtų simultanų savo partiją ir taip toliau, maždaug. Tai va, tai einant prie to, tai buvo toksai paklausimas ir mes žaidėm partiją ir taip jau neįsiplečiant, trumpai partiją aš laimėjau, paskutinis. Ji labai, atėjo, aišku, jau susierzinus po Seimo, matosi, jau prieš tai jau toks. Ir tiesą sakant, prieš tai nenorėjo žaisti su tais stipriais žaidėjais, nors reglamentas prieš tai sako turnyre, kas laimi turnyre, 15 stipriausių gauna teisę žaisti su ją. Ir jie norėjo čia keisti, taigi tuomet, dar. O tai dėl ko, ta prasme, nenori rizikos, kad pralaimės? Nenori rizikos, kad pralaimės ir tai labai, aš taip... Bet jeigu tu esi sportininkas, tavo tikslas kaip tik su stipriais skautis, kokia prasme žaisti su tais, kuriuos tu gali įveikti gana nesunkiai? Čia reikėtų Viktorijos, kitą kartą pakviesk Viktoriją dar į laidą, geriausią diskusiją, jeigu ateitų. Nemanau, kad ateis, bet... Kodėl ji taip, ji labai, net nežinau žodį kokį parinkti, labai bijo pralaimėti tokiam formate, kas šiandien nebūtų kaip gėdinga, bet tiesiog, tai aš jau sakau, keiskit reglamentą, nes su 15 stipriausių, 15 silpniausių. Bet jinai vis tiek žaidė. Jis žaidė, vis dėl, nes aš tai sakiau, kad aš 4 vietą prieš tai turnyrę užėmiau, tai čia aš taip netiesiogiai neturiu įrodymų, bet ji norėjo, jau mato mane, kai pamato mane, aš taip spėjau, neturiu taip tiesiog, bet jau jaučia tam tikrą įtampą vidinę, nes aš kai besužaišiu, bet aš skelbsiu tai viešai. Iš piršto nelaušiu, bet rezultatą ir tas labai, matyt, nepatinka. Facebook'e turiu minti viešai, kad nugalėsiu ar panašiai ir visą kitą kaip ką. Tai aš už tokį viešumą, skaidrumą ir, matau... Tai bet kuriuo atveju, gerai, kad ir sportė visą laiką džiaugiesi savo rezultatais. Ir populiarinimą aš taip matau. Tai tikrai iškart galiu sakyti, Viktorija, kaip šachmatininkė aš gerbiu, kaip šachmatininkė, kaip ji tikrai gali ir aš kurį laiką anksčiau ir mačiau, kad ji galėtų būti kaip veidas, prezidentė šachmatų federacijos, kad labai tiktų ir panašiai ir toks... Gal ten būtų ir geriau negu kaip politika. Ir aš esu skelbęs ant marškinėlių, kad, dėlnio politika, Viktorija, grįžk į šachmatus, grįžk į šeimą, taip. Tai va, tai žodžiu, kas įvyko, tai po šito baigiamoji stadija, kad suprastų, va čia labai svarbu, kai aš likau vienas, o ji darė ėjimus pakaitom su nugalėtojų turnyro, tokiu Nikita, kuris labai stiprus jaunuolis 20-tinės, realiai, jį pasėmė į pagalbą pirmą, kad, kaip sakant, nereiktų prieš jį žaisti matyti ir padėtų kitiem. Ir aš taip jaučiu, jeigu nepasiseks, galima suversti jam kaltę. Taip įsivaizduoju. Tai žodžiu, jie pakaitom darė ėjimus, jį padaro ratą, jisai eina. Taip. Bet tai labai subalansuoti turėtų, nes taktika galbūt skirtinga galvoj turi. Tai gerai, tai kam jie tada kviečia, gali būti, bet iš vienos taip, iš kitos pusės taip, kaip pažiūrėt, čia gali būti pasiteisinimas daug. Bet gerai, kai aš lieku vienas, pastato kėdę ir aš viską užsirašinėjau ir taip toliau, Nikita padarė ėjimą. Ir aš atsakymą jau čia, ir aš laukiu Viktorijos, su Viktorija arbatą geria, ar ten kažką tai per atstumą ir sako, jisai užbaigs partiją su manim. Iš jo rodo nepagarbą, jos simultanas, jos vardo. Tai aš sakau, aš nesuprantu, aš Viktorija, jūsų laukiu ėjimo. Nes būdavo metai, kai jį užbaigdavo, kai aš likdavau paskutinis, kas yra normalu, arba jį pakaitom daro, arba jį užbaigiau, ne kažkam kitam, ar Mariui, ar Jonui, ar Andriui deleguot. Ir jį kategoriškai atsisako, kažkodėl, aš nesuprantu, baigiamoji stadijai, nebenori užbaigti partijas. Ir stoja tokia nejauki, kaip tyla, organizatoriai irgi pasimetę, kaip čia ką, nes aš taip, kaip principingai, nežinau žodį, reikalauju ar ką, bet tęsti tom pačiom sąlygom, kaip pradėjom. Viską užbaigti. Ir tada, man šuo tokia mintis, čia 5-7 sekundės tyla, aš sakau, tai jeigu nenorite žaisti, pasiduokit. Ji labai, aišku, taip jau iki tol mane valgė, taip kilino angliškai, kaip žudė. Toks žvilgsnis toks būdai vajas. Bet dabar kaip aš galėjau taip naglai pasakyti, bet jis sako, jeigu bus taip geriau, ir gerai tada, jau kaip, pasiduoda tokia, kaip išeitis nenori žaisti.
Tai aš dar prie to, aš kai rašau partiją, čia vis tiek tam tikras dokumentas, mane aš neįpareigoju niekas, bet kad va istorija, prašau pasirašyti, nes aš visada tai buvo, aš pasirašau, irgi kategoriškai atsisako pasirašyti, o sakau, kame dalykas, kaip ką. Ji pradėjo manęs lietulžį, kad aš ją neva tai persekioju, nors per 10 metų, 13 simultanų, gerai, ten COVID metis buvo, tai gal 2 į metus būtų, va taip. Pastaruosius 2 metus buvo po 2 žaidėm. Ir aš pastaruosius 4 laimėjau. O tai būtų keista, jeigu tu užsiemi sportu, tu tik ieškai didmeistrių, su kuriais galėtum kautis. Ir aš legaliai ateinu pagal tas taisyklės. Jei aš padarykit, kaip sakyti, specialiai taisyklės, ten nereitinginių žaidėjus, ten mėgėjus visiškus, aš nepateksiu, negalėsiu ir viskas. Bet nori mane kažkaip eliminuoti ir va. Tai ji, žodžiu, čia ilga istorija, kaip sako, long story angliškai, bet ji pradėjo labai taip, erzintis, įsitaškis, o tuo metu, be mano, kaip sakyti, ten, nei pasiūlymo, vienas mano kolega visą tai filmavo, jis prieš tai tokius interpus filmavo, kai žaidžiam, jis iš savęs ir kaip ką. Ir jis filmavo tą baigiamą mūsų stadiją, čia būtų įdomu ir aš taip užbėgant už akių, jeigu tas būtų įrašas, aš įmeščiau, kad vat realiai pamatykit, kaip yra elgiamas, nes čia mane pradėjo paskui kalbėti. O tai negautum? Deja, toj pasakysiu, kai ji pamatė, kad, kažkaip pasisuko, jis taip iš šono, jis gan taip telefoną laiko, sako, nedėlsiant neištrinkit, ištrinkit staigiai, įrašą. Pašalinkit. O tai kažkaip viešoje erdvėje viešas turnyras? Taip, viešas, tiesa, su registracija, su viskas. Tai nesvarbu, bet vis tiek viešai. Ir jokių draudžiamų ženklų, kad filmuot, fotografuotis nėra. Negali jų būti iš principo. Tai va, tai ir tada jis, tas pasimetė, kaip žmogus, prišoko organizatorius, jį kaip ir privertė ištrinti. Ir net iš šiukšliadėžės ištrinti, kad ten jau va taip, tą paskutinį. Net gamintum. Ir paskui, žodžiu, iki tol aš irgi kažkaip dar irgi nesumojau, čia taip reaguoti, nes čia dar tvarkausi, stalą įman, manęs, kad čia persekiojo, kad čia aš blokavau tave, prisipažino. Mane prieš 5 metus, kai tapdama pirmininkė, Seimo pirmininkė, blokavo Facebook. Iki tol mes buvom drauguose. Ir normaliai ir visa kita, čia pas Rūtą ten laidoje susakęs, kad aš jai knygą norėjau pristatyti, kur Latvijos toks žaidėjas stiprus jai siuntė ir daugiau kitiems siuntė, aš paklausiu per Messengerį tada prieš 5-6, jau beveik 6 metų, taip galima sakyti, o ji užblokavo mane už tą, nežinau, tokia buvo, kaip sako, priešistorė. Tai žodžiu, baigėsi taip, išeinam, po to aš organizatoriaus klausiau, o kas čia negerai, ar kaip ką, jis duoda suprasti, jeigu reikės rinktis tarp ten manęs ar bet ko kito ir Viktorijos, tai aišku, Viktorija, nes jinai neformali globėja. O toksai yra statusas jos to turnyro. Bet tai nesvarbu, tai vis tiek, jeigu žmogus nepažeidžia kažkokių taisyklių, tai kaip galima rinktis? Tai va, nežinau, kad ji buvo nepatenkinta ir aišku, aš nieko nebuvau apdovanotas, absoliučiai nei pasveikintas, nei ką, gavau tokį vakar pliūpsnį, nes kiti ten niekas daugiau nelaimėjo, ten keletas lygiom. Gal ir sutart, ar ką, nežinau, negaliu sakyti, nemačiau. Būna taip. Tai reiškia, 7 pergalį gavai, tai dabar pirmauji 7-6. Ir sakau, baigėsi ir aš jau tada, kai išeidam, su to kolega vėlgi pajuokavom, sako, jeigu nori, čia buvo ketvirtadienis, tas gruodžio 11, jeigu nori ten, kur nuvažiuosiu Vilniui, gal atstatys stiprus kompiuteristai tą įrašą. Būna, gal taip dar įmanoma, jeigu iškabintum, bet kainuos kažkiek, tai, žinau, 50 eurų ar kažką. Ir aš kažkaip dar galvoju, tiek to, taip negalvoju rimtai, baigėsi, tai baigėsi, jau grįžęs aš papostinau, kadangi čia su manim taip negražiai, tikrai viską, tai aš jau traktuoju, be to aš paskutinis 4 tas partijas laimiau pastaruosius 2 metus, buvo rezultatas gali atsekti, ne 7-6, aš pralašinėjau 3-6. Tai aš jau traktuoju, kad aš simultanė tokiam formate stipresnis esu už ją, ypač psichologiškai net laiko. Ir dar vienas įdomus dalykas, kai sako, ten, pavyzdžiui, žmonės ar komentatoriai čia įsivystė vėliau, kad nenori su manim žaist, aš per tuos 13 partijų, aš jai gal 8 kartus lygiosiam siūliau. Ir tada, paskutinį irgi kart siūliau. Ji dažnai pašaipiai atmesdavo. Tai pašaipiai. Ir po to suklysdavo. Aišku, mano buvo psichologinis triukas toks, aš jausdavau paskutinius kartus, kad jie atmes, bet aš pasiūlau. Ir čia yra, būna žaidėjai. Tai tavo taktika smūgiuoti jie per puikybę. Tai taip, ir ji tada jau jausdavo, kad turi paimti viską. Žodžiu, ir išsirutuliojo taip, kad toliau.
galvoju, tuo ir baigsis, mes paskui su kolega ten kitais į Telšius važiavam, žais varžybos, šeštadienį ten sekmanį, ateina sekmanio vakaras, o aš 14 gruodžio 15 aš buvau irgi tokia vieša paskaita, bet su registracija, ten vos prieš mėnesį, Viktorijos Čmilytės vyro, šachmatų superdidmeistrio Peter Heine Nilsen, kuris dirbo su pasaulio čempionais, iš Natano Anandu ir Magnusu Carlsenu. Tai ryšys tik tai, kad jis yra vyras, bet jo paskaita, kur viską, ir aš buvau užsiregistravęs. Ten, ir buvo patvirtinta tavo patvirtinta, viskas tvarkoja, jokių priekaištų. Tai dabar čia bus pirmadienį paskaita, galvoju po darbo, aš ten kaip tik spėjau, rajone toje arenoje teniso, ten nebuvęs. Į teniso šachmatų akademiją, ten visi man, kaip sakai, šachmatininkai, mes vieni kitus pažįstam, kurie vyresni. Bendruomenė jo gaunasi. Vienas mano tas organizatorius, kur lankėm 30 metų, pradėjom prieš 30 metų šachmatus. Tai dabar aš gaunu į elektroninį paštą, iš to pažįstamo organizatorių, ir jo žmona, jie pagrindiniai. Dabar nepacituosiu, bet viską gali matyti taip žodį. Jinai likusi ten tas tavo ekranijos esi padaręs, kai kažkas... Jo, aš viską skrinšuotus dariau nuo ekrano nuotraukos. Įdibušiai įdėta. Vėliau. Bet esmė, paprastai kalbant, Andriau, negražiai elgėsi su Viktorija, prašome rytoj nedalyvauti paskaitoj. Tai čia buvo prašymas ir tikrai tikėtina iš Čmilytės, aš jų iniciatyvą. Nežinau, aš negaliu pasakyti, gali ir taip ir kitaip būti, bet dabar kur aš nusižengiu, ką reiškia, ir aš dar, nustebęs, aš atrašau greitai, sakau, o kame reikalas, kas blogai, ir prie ko, ir apskritai, kuo čia susijus ta paskaita, čia visi, tik tai, kad vyras veda, taip. Jie, atrašo irgi, iš karto mes neaiškinsim, neturim aiškinti, mūsų sprendimas toks, viskas. Ir nebandėte nuvažiuoti vis dėlto patys? Ne, tai aš tik tai, ką padarau, aš toks irgi, ne kad viešas, bet pusiau toksai mėgstu, aš tą dėti, visą kitą, taip toliau. Padarau ekrano nuotraukas, įmetu, sakau, kaip sakant, čia to šviesoje ar tamsoje, kaip už laisvą žodį, už viską. Atrodo, man tas ryšys, tik kaip sakau, tas tik tai, giminystė, šeimos ryšys, o daugiau nieko. Ir neturi jie pagrindimo, visiškai, neturi. Tiesiog nemėgsta, manęs nemėgsta. Gal jie prijaučia, jei kaip politikiai, aš taip jaučiu, kad liberalams panašiai, aš aiškiai, esu sakęs, už tradicinę šeimą, aš toks, konservatorių pažiūrų, bet nesu partija, čia nepainės. Bet viskas atrodo, tavo politinės pažiūros tavo reikalas, o čia tiesiog elementarus žaidimas, kuriuose, tiesiog, galbūt, kaip sakoma, pasišpilkuojant, bet čia sportinis toks. Ir aš sakau, šitoj vietoj... Bet čia rodo charakterių tipažus žmonių. Ir tokie žmonės valdė valstybę. Ir dabar dar gali grįžti į valdžią, nes buvo Seimo pirmininkė, šiaip jau trečias žmogus valstybės, prezidentas, premjeras. Ir po to eina Seimo pirmininkas. Man sakau, dėl politikos man gaila, kad ji nuėjo ar kažkaip įtraukta buvo, aš toks gailės. Dabar aš jau taip, nes man ten, Šimonytės ar, nežinau, Grybauskaitės, nors Grybauskaitė aš pats balsavau, kai tada buvo tai tie rinkimai. 2009? Jo. Šešinė laikai. Bet irgi, kai dar taip nežinau. Bet vis tiek, bet man, jų tų negaila. Man Čmilytės kažkaip buvo gaila, aš kurį laiką, kai tapo, aš taip, nenorėjau jos kritikuoti, nes, man kažkaip atrodo, ją suklaidino, čia taip viską. Tai ir vis tiek kažkaip, kai anksčiau simpatiška moteris, šachmatininkė, kiek pažinau, keliolika metų, taip pažįstu, kiek irgi ir tikrai esu jai dėkingas, ten išrašius leidimą, man buvo į Seimą, į turnyrą, kur kiti mane blokavo, ji išrašė, taip ne, žodžiu. Tai dabar, šitą susilaukiu, kaip sankcija už nieką. Cancel culture. Cancelka, tiesiog, cancelintas. Ir toliau paėjo, kadangi čia įsiplėtojo labai kai kurie, suprantantis, palaikantis mane, bet aš sakau, aš nieko nenusižengiau, nieko, jokių taisyklių nepažeidžiau. Ir tai atskiras iš viso renginys ir, sakau, čia sunku man suvokti, tai yra kažkokia fantasmagorija. Bet ta istorija toliau tęsiasi. Toliau tęsiasi, daug kas, pasidalino, ar iš žinomesnių žmonių, ar čia žurnalistų, ar panašiai. Tai atsirado tie, kas jo šalininkai, tada atsirado Šiauliuose įdomus dalykas. Rugsėjo 14 aš ten laimėjau turnyrą. Tai vėlgi čia tas toks gausi, pasakiau, kai kam politinis atspalvis, nes tėvas buvo Čmilytės. Jis irgi toks, gana irgi geras šachmatininkas, irgi įvairių. Tai su juo žaidžiau, nugalėjau antram rate.
esu nusifotografavęs irgi ir paskui, nu ir aš laimėjau tą turnyrą, Viktorija turėjo teikti apdovanojimus. Aišku, aš taip ją sakau, nu va, Viktorija, smagioji akimirka, teiksi apdovanojimus, man, nu aišku, tai... Nu, Kasų dantis. O dar per pertrauką, va, tėvas aiškino, kaip čia, nu, iš esmės turėjo būti tokia kaip paskaita, kaip diskusija apie Šiaulių miesto ten šachmatų pasiekimus, bet susivedė į tai, kad kaip Viktorija persekiojo ir taip toliau politiškai ir visą kitą, bet man buvo įdomu, aš jam uždaviau klausimus, kuris taip irgi... Tėvas gynė savo dukrą? Nu taip, jo, reiškia, kaip čia ką, vat, nu, žodžiu, bet taip įdomu. Paskui mes visi pasidarėm mano iniciatyvą visą nuotrauką, kurį nenori, bet aš tai mėgstu, kadangi fotografuotis, visą kitą. Tai va, tai dabar ten buvęs toks Šiaulių šachmatų federacijos prezidentas, jis parašo vienam ten, nu nežinau, ar po šito, ar po kito, jau ten daug viskas vienas kitas, kad jis manęs nepagėdauja, kad Šiauliai man draudžia žaisti dabar, cancelino tenais. O kokia priežastis? Nu, kad aš, vat priežastis negražiai su Viktorija šią plošiu ir matyt geriuosi, blogai, Bet tai nežaidėjai su Viktorija, žaidėjai su jos tėvu? Ne, čia dabar aš tą pasakiau, grįžtu dabar su tėvu, ten prieš tai, kai buvo, bet dabar, čia dėl šitų įvykių, kad aš, nu, nežinau, aš nežinau, ko mane ką. Buvo žaista Vilniuje, bet supyko Šiauliai. Jo, Šiauliai supyko, nu, matai, jį gimus Šiauliuose, ten jos, nu, kaip kompanija, tai va dabar mane, nu, aš nebandžiau važiuoti nieko, ten viską, aš pernai atsižymėjau, kaip sakyti. Tai žiūrėk, tau nebeliks kur lošti toje artimiausiai? Nu, aš ir taip Europoje daug kur lošiu, arba tokiuose, bet jisai skatino, čia dar kitos yra istorijos, bet ir kitus miestus ar ten klubų šachmatų pasiekti pavyzdžių, mane blokuoti, cancelint. Šitas Šiaulių žmogus, ne? Taip, Šiaulių, bet ne tik Šiaulių, ir Vilniečiai. Vilniečiai, pavyzdžiui, dėl ten, nu, COVID-o, kai buvo, kai aš atsisakiau žaisti ten, dėl to, nu, kaip GP, nu, paso, aš turėjau jį čia. Nu, čia kita istorija, bet, žodžiu, atsisakiau ir Vilniaus klube aš 4 nežaidžiu metus. Tai, nes ten irgi hebra tokia, kurie blokuoja, cancelina, jeigu tu, nu, aš tiesiog neturiu įrodymų, bet tu politiškai, kažkaip politiškai netinki, tavo pažiūros, tu, žinai, garsiai skelbi, postinį, tokius dalykus. Čia svarbus momentas, aš dėl to, žinai, susidomėjau tą visą istoriją, nes aš tokiu atveju žinau daug ir aš dar ateityje žinau bent keli žmonės, kuriuos pasikviesiu, kurie irgi buvo tai rašytojai, dar kažkas netinkami. Ir jie, ta prasme, atrodo dėl kažkokių niekų, dėl visiškų smulkmenų, bet visuomeninė erdvė valoma, ta prasme, kad turi būti tokie pagal partinė linija, visi tokie gražūs, visi tokie taip besilankstantis. Bet tai yra labai keista, kur ganėtinai pasišlikštėti. Nu, kalba demokratija, tolerancija, žodžio laisvė. Bet aš sakau, kadangi aš nevengiu, aš taip laikau mandagiai skelbiu, bet taip kartais aštriai. Ne, nu dabar turi laisvai šnekėti, taigi nesikeikinė, jo, tiesiog aštriai ir iš tiesiog tai viena, dar sankciją gavo, čia antranis. Paskui trečiadienį paskambina, aš dirbu, kadangi įvairiuose mokyklose, darželiuose, gyvai nuotoliniu. Bureliai šachmatų man ten siūlo, aš šiaip istoriją baigęs, tai istorijos tą mokytų, bet mano, vis tiek labiau įstra šachmatai ir toksai vėlgi. Ir taip galiu teikti, kad gana įdomiai vedu, kad nestandartiškai, nes psichologija yra dalis žaidimo ar šalia kokios taisyklės. Gerai, tai vienam darželį, kur aš jau, tai pirmąjį aš pravedžiau, kaip jau toks buvau, kaip kalėdų senelis, taip toliau, šachmatų turnyrą, stengiuosi įdomiai, viskas gerai. Ir ten jau 10 metų dirbau, tik išskyrus tą covidinį laikotarpį. Tai aš pirmąjį jau galvoju, baigsiu šiemet, praeitus metus. Man direktorė paskambina trečiadienį, sako, Andriau, labai blogai, labai baisu. Sakau, kas yra? Sako, tu žinai. Sakau, ne, nesuprantu. Sako, ateik rytoj būtinai pašnekėt. Kas jau visiškai, gerai, atvažiuoju, bet aš tai turėjau kažkokią nuojautą, kad čia dėl šito, jį nenori man telefoną sakyti, viską, ir ateinu, sako... Skundai tėvelių, taip, tipo? Jo, skundai, parėjo tėvelių skundai, ko anksčiau nebuvo, o pradėjau rastis po šitas istorijas. Skundai, atsit mane, tai sakau... Skundai dėl ko? Tai sakau, klausiu, dėl ko, kas yra, dėl ko. Sakau, ką aš blogai ar vedu, ar ką. Man kaip darbuotojai, kaip vedančiam, aš ten turiu valandą, dabar tik anksčiau turėjau daugiau, reiškia, nėra jokių pretenzijų, nieko, aš tik tai arba nutinka vaikam, viską, nieks man nieko taip. Toks, ir tai laisva sutartis, tokia nėra čia, aš ne kaip darbuotojas, tokia visai. Bet dabar sakau, dėl ko mane skundžia direktoriai.
Nu, į ten, va, aišku, anonimiškai, čia man nieko nerodė, bet ir sakau, ar tie mokinių tėveliai, aš kai kurių klausiu, nieks neprisipažino vėliau. Nu, ne visų dar, va, dar reikės. Gerai, ar ten kažkas kita ir dėl ko man keista? Tai sako, baisu, Andriu, baisu, aš tako, tau nuotraukas parodysiu, kokie siunčia tėvai. Nu, iš mano postų, va, Facebook. Nu, gerai. Tai pirma nuotrauka. Nu, aišku, aš sakau, aš taip plačių tokių pažiūrų, kad daug kur dalyvauju, dedu visą kitą, galbūt gali ten kai kur etiškai, gal neetiškai galiu, aš sutikai. Nu, nuotrauką ištraukė iš erotikos festivalio, kur aš dalyvau lapkričio mėnesį Vilniui. Nu, ir tarp šūsnės nuotraukų, aš ten visko nedėjau, kas ten buvo. Nu, aš kaip, čia man kaip užklasinė veikla. Tai tau suaugęs žmogus, ką nori, tai kilai. Tiesiog parodo nuotrauką, kur šitą manekenės netikros moters krūtinė, va ant stalo, krūtinė, tiesiog krūtis. Tai kas čia tokia? Čia ir tai va, tai čia labai baisu, nes gali mokiniai pamatyti mano Facebooką. Bet tame esmė mes puikiai žinom. Jo, tai aišku, kai dabar deda visokius falus, taip toliau, visko. Kaip protestus eina su falų formais. Tai labai gerai, o čia krūtinė. Nu gerai, sakau, toliau, dar įdomiau, sakau, baisu. Šitą įmeta siunčia, nu, atseit ar neatseit tėvai, iškinysę, nu, senesnį dalykai, mano nuotrauka profilinė Facebook, nu, aš daug ką viešai dedu, arba tada jau ten jau visai man, daug ką viešai. Tai kur su rėmeliais už tradicinę šeimą? Tai čia yra labai baisu. Nu, tai blogai pasirodo, aš netolerantiškas esu. Taigi nesakai, persikiau ten homoseksualistus. Nesakiau nieko, viską už tradicinę šeimą žali rėmeliai, kur buvo šeimų maršo, viską, nors aš pirmam nebuvau dalyvavęs, o paskui jau dalyvaudavau viską, aš nei susijęs niką. Čia tavo reikalas. Tai aš ir va nebijau, aš už tradicinę šeimą, aš už vyro ir moters matai. Aš tik tai nevartoju tos savokos tradicinė šeima, nes jeigu yra, žiūrėk, jeigu galima tradicinė, aš galima ir netradicinė. Gerai. Tai tiesiog šeima. Taip, šeima, be abejo, tai čia man akivaizdus. Gerai, kitas rėmelis yra dar seniau My Body, My Choice. Nu, tai reiškia už laisvę skiepytis ar ne. Ir aš iškart galiu deklaruoti, aš esu čia COVID-ais. Antivakseris. Aš esu prasirgęs pagal simptomus ir aš turėjau antikūnių ir buvo pradžioje, aš viską dokumentuoju. Skelbta, kad kas kiek turi, nerekomenduoja dar skiepytis. Aš nebuvau taip, kad kategoriškai prieš, bet aš uždaviau klausimus, ar verta ar neverta. Aš turėjau visada virš tos ribos. Tai dėl ko man skiepytis? Aš gerai jaučiuosi, viską normaliai. Tai va, tai aš už tokį skelbiau, kad, nes būna ir tada... Bet čia irgi buvo įtraukta kaip negerai. Taip, kaip negerai, nes aš tada, kaip seniau sakiau, skelbiau, kad kaip yra, pasitarkit su... Homofobas, antivakseris, aišku. Nu taip uždėt štampus. Ištvirkelis. Paskui dar įdeda, kad prieš konservatorius ir liberalus, kas vyksta Seime, cirkas, nu aš ten perpostinės, ten Delfinis ar kažkas. Ir tas negerai. Negerai, nu tai va. Ir aš sakau, ir viskas, čia viskas sakau. Viskas. Ir tai yra priežastis, turbūt nutraukti sutartį, kurią turėjo. Ir aš, priežastis, aš sakau, gal jūs spaudimą patirėt čia direktorių. Tai faktas, kad patirėt. Sako, ne, čia mano sprendimas, aš irgi nesuprantu, kaip tu gali tokius dalykus kelti viešai. Tokius dalykus, kaip tu drįsti. Ir man tai keista, nes su jie mes, aišku, tik klausimais visada, normaliai kaip jūs. Tai ir tvarko, ir jūs neprivalo ten kažko bendrauti ir domėtis jums. Tai va, tai man, aš galvoju, kad čia kažką pasistengs sufabrikuos, gal kažkur ten iš koležą kokį, čia tokiu paėmė, man... Ir nutraukė sutartį 10 metų, kuri buvo prieš tai. Jo, tal visiškai laisvai, mes čiagi ir aš... Bet vis tiek, ta prasme, tai yra... Tu vis tiek tau yra kažkokie įsipareigojimai, tu darai paskaitas ir už tai atsilyginama. Čia man tėvai, aš toks kaip privatus, aš pagal mokėdavau, čia ne mokykla, ne darželis. Tai va, čia kaip sakyti. Ne, bet siek tau pajamos, siek kažkokios už to. Tai be abejo. Gali pasakyti, kiek daug maž tau prarandy, kai tu nutraukimų. Jo, aš tiksliai nepasakysiu, bet suprantu, aš, kaip sakyti, aš čia niekur neėjau, aš tik paskui išėjęs jau, ką sutikau, auklėtojams pasakiau, jis irgi nustebusios, bet toliau aš vėliau klausiau, kai kas niekas nekomentuoja. Iš tų, politiškai susipykti, baimė tokia. Baimė visų. Baimė jaučiasi, ten vaikai nustebė, kai kuriuos sutikau, kur, nes buvo laukia, išvesti laukai, sakau, nebus burelio, viską nustebė, kodėl ką, sakau, klauskit direktorės. Bet šiaip turiu ir daugiau tų burelių, čia ne vienintelis. Ne, tai aš daug turiu ir aš tik tai, aišku, kaip sakyti... Bet kitur nebuvo, tik tai kitur, aš tik tai kai kur girdėjau tokį patyręs, kaip kažkokį, vėl, net tiesiog neturiu, yra spaudimą galimai, kad su manim atsisveikinti, bet man nieko nesakė, aš tik tai. Bet tai aišku buvo organizuotas bandymas. Tai aš taip laikau, kad mane bando visur užčiaupt, nukencelinti tokį maštabinį, nes
sakau, paskui Facebook. Bet aš nesuprantu, ta prasme, nesi kažkoks ten politinis aktyvistas. Taip, mane kaip politinį oponentą pradėjau traktuoti. Visiškai toks nepiktybinis žmogus, nu, kiek aš stebiu, aišku, mes gyvai taip dabar daugiau gal kalbam, bet, nu, aš vis tiek matau tą erdvę. Tai, žinai, mane, žinai, tai, nu, tai jo, aš tai toks, žinai, vatnikas baisiausias, tai, nu, tai čia nieko nuostabaus, žinai, bet tave? Nu, matai, čia mane dėl ko, kaip sako, kad aš aplamdžiau, nu, tokį imidžą, įvaizdį, va, ten Viktorijos Čmilytės, va, kad dar, va, tokius, va, kad reiškia, nu... Nu, žiūrėkit, tai teisingos partijos, teisingas žmogus, čia kabutės visų reikia pridėti, aplamdė kažkoks antivaksas šeimo maršistas. Tai va, jo, čia taip... Čia, jų galvose taip susidėliojo toks vaizdelis, nors, aišku, pastu to apie tai negalvoju. Nes matai, anksčiau buvo kai naratyvas, kad čia visi, kad čia buki, mažų pajamų, šaraniniai, kvailiai, neįsilavinę nieko, o paskui, nu, aš jau vis tiek kažkaip negali mane jau šitą įmest, aš Vilnietis ir taip toliau. Nu, tai va tokia, va ta taka. Tai aš, žinai, aš galiu pasakyti, kad taip, jeigu ir būtų, aišku, blogiausia, jeigu ten domino efektas, kad ten atsisakinėtų, taip toliau, visa kita, bet aš kažkaip nedrebu. Aš vat, žinau, kad aš galiu kukliau gyventi, panašiai, viską. Na, bet gerai, tarkim, aš bandau, aš nežinau, jeigu labai asmeniškai gali nesakyti, ta prasme, kiek materialiai, tarkim, praradai nuo tokio vieno būrelio įsisakymo. Nu, aš, žinot, nepaskaičiavau, nu tai kiek ten, nu... Vaikų buvo keliolika, taip, ne visi aišku ateidavo, bet skim, nu... Tai vis tiek tėvai moka, nesvarbu, ar dieną. Kokie 500 tai tikrai per mėnesį, jau gal daugiau. Tai per 500 ir 800 gal, už tą. Ir čia aš grubiai taip jau. Tos darželio nenori viešinti, kur atsisakė. Dabar aš įdėjau, aš nusifotografavau, aš tiesiogiai neviešinu, bet galima lengvai suprasti. Ta prasme... Jeigu aš įdėsiu ant ekranės... gali įdėti, aš laisvai viskas. Mąstymo mokyklas. Aš dėl ko to noriu parodyti, ta prasme, kad žmonės, vis tiek mane žiūri ir Vilniečiai, manau, ir kad turi žinoti. Ne, tai aš sakau, aš galiu šitą, ką aš įdėjau, aš ką išėjau, kai tada nusifotografavau pradžiai prie darželio, paskui gal prie to stendo. Ir taip, sakau, labai įdomiai, vadinasi, mąstymo mokykla. Taip. Darželis, mąstymo. Kokio mąstymo? Tai va, o čia... Partinio patikrinimo mąstymo. Tai šitą ir, mane tai stebina ir, kaip sakyti, nemaloniai taip yra, tai aš sakau, aš neturiu ko slėpti, aš taip tiesiogiai, mano tokia pozicija, aš, kaip tu minėjai, nesu, kaip sakyti, taršus, bet aš taip gal kietai, aš taip linkęs, kažkiek diplomatiškai, ne iš baimės, iškart pabrėžiu, aš nebijau ir nieko, bet aš kažkaip duodu, kaip, pavyzdžiui, ten kažkas ant manęs komentuoja, aš paklausiu, tarkim, ar tikrai taip manai, duodu dar šansą, pasitaisyti, kaip sakykime, kad taip, nesudegint tiltų visiškai, tai aš sakau, gali būti ir ir paskui ką, nes aš paskui matau žmonės. O po to dar tęsiasi ten, dar buvo dar kažkas, ar čia ir sustojo? Čia jau daugmaž tokio, man sakau, tęsiasi, kad Facebook'o ir priskūstas matyt buvau į Facebook'ą ir Messengerį ir tada mano norėjau panaikinti šitą visą anketą, aš ją atgavau, bet su daliniu to bano tokiu, kad ten savaitę negaliu komentuoti, rašyti. Tai aš manau, kad čia buvo tikslinga taka. Prieš mane, taip visais, galima įsikirst kampais. Kur bandai kasti? Tai įkasti, kur aš ten kažkur žaidėjas pradėjau, ne taip padariau ar ne ką, tokius senas istorijas ar kažkokius kampus. Bet anksčiau tokių dalykų nebūdavo. Pastebėjai, kad pakilęs Lietuvoje tas radikalizmo lygis, toks fanatizmo tokio yra. Beje, taip. Ir kas svarbiausia, iš tų, kurie anksčiau visą laiką save kaip tik tolerantiškais, tokiais liberaliais laikė. Ir pas juos eina, nežinau, toks biški toks ruda žymė atsiranda, tokia biški tokia fašistuojanti netgi. Nes, gerai, tu gali nesutikti, gali ginčytis, tau nepatiktų, tu pralaimėjai, ar ne kažkaip skeptiškai apie tavo mėgstamą politiką pasisakė, bet tai yra normalu, tos gyvenimas, visi žmonės skirtingi. Tai be abejo, taip ir turėtų, kaip ir demokratiniai valstybė viską. Bet sakau, dar galiu šokti dar prieš tai metais 24-ais, čia aš irgi precedentas buvo, galima sakyti, atleidimo mano, aš dirbau irgi beveik 10 metų American, dabar galiu sakyti, nes baigėsi ta istorija, American International School of Vilnius mokykloje. Amerikiečių ar ten diplomatų vaikai, visa kita, aš galiu, ten, ir skaičių gal neįvartinsiu, man finansiškai labiausiai apsimokėjo, ten dirbti, ten, kaip sakyt, galėjau už didžiausią kainą. Ten angliškai vesdavai, ne? Angliškai vesdavau, pagrindinė kalba, o šalia to yra rusakalbiai būdavo, ar ten lietuvių, miksas toks daug. Tai aš tau beveik 10 metų vedžiau, ten Subačiaus gatvė yra padalinys pagrindinis ir paskui Batorio, kur jau
Vilniuje čia. Ir koks motyvas, koks pagrindas? Motyvas, buvo, kame aš, tai buvo 24, dirbom viskas tvarko, aišku, ėjo metai, kaip sako, ten berniukai ateina, ne mano reikalas, iškart sakau, ten, bet nulakuotais nagais, ten, su kažkaip kitaip, taip toliau. Aš turiu savo požiūrį, asmeninį, kaip sakiau, apie šeimą visą kitą, bet darbė, ypač su vaikais, man nesvarbu, koks tu esi. Žaidžiam šachmatais, mokomės ir tu gali būti geras, galiu su bet ko, ten ar gėjus, lesbietė, ar kokios taip kas. Tai jo, čia jų šeimos reikalas, aišku, kur ten moralizuosis. Tai man ne tas, bet ir aš nieko, nėra nieko, kad aš būčiau kažką taip pridirbęs visą kitą, nors irgi laisvas sutartis. Bet įdomioji dalis, čia jau gegužės vidurys, 24 metų. 24 buvo Eurovizija. Vat Eurovizija šitavo dainų, dar šou. Aš jos, tiesą sakant, paskutinį kartą žiūrėjau dar, kai, Verūpai buvo, dar tas ypač On Fire man, paskiau dar diskotė, o po to aš jau nežiūrėjau, nes man jau visai nusivažiavo, nepatinka man, tai. Bet, gavosi tokia situacija, mane pakvietė tokios, pažįstamos merginos pažiūrėti Euroviziją. Aš turėjau tą dieną, ten šeštadienį, kelis pasiūlymus ir aš, sakau, nelabai aš noriu, aš mėgstu merginas, gražiai žiūrė, dainuoja, viską, o čia dabar rodys, tokie, bet barzdotas moteris. Jo, tai taip sakant, aš pats barzdotas, bet jeigu vyrai barzdoti būna, ir gerai, bet vis dėlto pažiūrėjau ir pradžiai dar nieko, o paskui, aš parašiau po Eurovizijos tokį irgi, Facebook'e savo įspūdžius, kai laimėjau, kaip ten, neutralus lyčiai šveicaras ar šveicarė, nežinau, įvardinti, su suknelė, visa kita. Ir man taip nepatiko pasirodymas ir nepatiko kaip grūdama, kad komentatoriai, neutralus lyčiai, čia viską. Ne apie muziką, apie lytį. Tiesiog man tas toks labai lindimas. Ir aš parašiau, įdėjęs jo nuotrauką, per ekraną nufotografavęs ten su suknelė. Reiškia, neutralus lyčiai, daugtaškis, toks veidukas, užsidengęs akis, ir toks, kaip klausimas. Aš iš tikrųjų realiai nesuprantu, kaip tu gali būti neutralus lyčiai. Ir daugtaškis Eurovizija šuduva parašiau. Tai nesuprantat, nes šeimo maršistas. Tai jo, ir dabar ateina pasiekmės, nežinau, po kurią dieną pasakiau ten penktadienį, čia ne iš karto, bet man parašo to administratorius, su kuria gerai sutarėm lietuviai, visada man, jeigu asmeniškai retai kada, bet lietuviškai rašydavo mokyklos. Ten įda angliškai rašo, ačiū už darbą ir panašiai, tai viską, jeigu kokių liko daiktų, pasiimkit taip toliau. Sezonas dar nesibaigęs, dar 3 savaitės. O tai tiesiog šiaip nutraukiam viskas, nemotyvuojant nieko, bet aišku, sąsaja yra. Jo, tai aš tada paltoj pasakysiu, klausiu, čia buvo penktadienis, jau tai kitą savaitę ir aš kaip tik į Švediją rengiausi įskristi ten sužaisti varžybose. Man vakare aš gaunu kokį 6 vakaro, tokią e-mailą, elektroninį paštą. Aš po valandos gal paskambinsiu. Aš turėjau tą nuojautą, kad čia ir aš skambinu, sako, skambinkit kitą savaitę pakalbėsiu. Gerai, pirmadienį aš ten galvoju, dar čia ne, antradienį. Skambinu rytoj, trečiadienį susiskambinsim. Vengia. Dabar, kai mes pokalbis buvo, sakau, sako, žinokit, aš dabar taip iš atminties, Andriau, toks jos balsas nebuvo, aš taip jausmas, kad jei man šitą praneša, sako, turim atsisveikinti, nes, jūsų nesutampa su mokyklos vertybėm. Nuomonė visą kitą apie Euroviziją. O aš sakau, o kuo tai susijęs su mano darbu, pirmiausia? Ir kokia čia sąsaja ir ką aš, aš galiu pasakyti, gal aš, taip, netiškai, šuduva, lietuviškai parašiau, bet aš nustebimą, aš klausiu, aš kažkokią viską. Toks priimtas sprendimas. Dabar dar, čia kelias minutės tik truko pokalbis, aš norėjau ilgiau, o kieno tai sprendimas? Ar čia tėvai nepatenkinti, ar čia kažką... Aš vaikų tavai, kas tos draugos buvo, ar seka... Aš vaikų nepriimu į draugus, nepriimu. Šiaip, bet aišku, bet aš nežinau... Tai tau vieša, gerai, bet aš nežinau, bet aš laikau, tai pakvieskit mane, kaip sako, ant kilimėlio, bent pasiaiškint, prasme, pakalbėkim, pasakyk viską... Susitarti dėl, kaip galima ten. Ar čia, jeigu aš netinku, jeigu nenori, aš, sakau, kur nenori manęs, jeigu tėvai, aš tvarko, aš nesilaikau, bet man toks jausmas, kas ir vėliau iškėjo, kad tėvai nežinojo. Jie matyt kaip ir nesikiša, kaip ką. Ir čia priimtas toks sprendimas, tiesiog, kad mano vertybės netitinka, bet visiškai nėra sąsajos. Labai, dėl to aš dar, sakau, palaukiau, dar paskui ilgą laišką kitą dieną parašiau.
ko klausiu ir aš sakau, ten išvardinau, užbaigiau taip, ką aš turėčiau, aš sakau, ne iš baimės, ne ką viską, bet man įdomu, ką aš turėčiau padaryti, kad mes dirbtume toliau. Ir koks atsakymas? Nulis atsakymų, nėra jokio atsakymo. Tai reiškia ištrintas jau už ten. Viskas. Tai va, niekas nieko ir čia toks gal paskutinis lašas buvo, nes iki tol prie manęs neturėjo gal taip prisikabinti kažko jau, kad pilnai, o va dabar rado taip prisikabinti. Bet gražiai ateity šviečiasi, ne? Pastebėjai, kuo toliau, kuo to labiau. Čia mes anksčiau matydom, kur būtent kur nors Jungtinėje karalystėje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos valstybėse būdavo tie dalykai. Taip. O dabar į Lietuvą pilnu tempu jisai keliauja irgi visas tas dalykas. Taip. Ir aš galvoju, turi kažkaip tai burti savo būtent tie žmonės, kurie, laisviau masto ir jie turi būti savo kažkokios bendruomenės, savo kažkokius šachmatų turnyrus pradės organizuoti. O ką daryti, jeigu iš visur pradės mėtyti? Taigi tu vis tiek kažkaip turėsi, vystyti savo gyvenimą, savo veiklą, užsiminėti kažkokią. Čia, tas įdomiausia, tada gaunus valstybėje kelios valstybės. Yra viena ten tokia liberalai, konservatoriai, Laisvės partija, ten kokie nors, ir gal socdemai dar kokie eina dar kas, ir visi kiti ten, visą likusį Lietuvą. Čia, žinai, aš taip sakykim, gilus klausimas, skaldymas, jis tas yra blogai, tas vyksta, bet aš tai matyčiau, kad vis tiek reikia, vis tiek viešinti, kalbėti. Taip, aš taip linkęs manyt, kad didžioji dalis žmonių, jie žiūri į kurią pusę, jie, pavyzdžiui, kaip sakyt, bijo, jie gal geriau prisitaikysim. Bet čia yra, tai blogina tik situacija, prisitaikymas, nes tada reiškia, leidžiam ir toliau taip elgtis. Taip, bet matai, aš taip, kaip sakyt, blogai, bet kad kaltinto žmonės, vėlgi, jie bando, patys nepraras darbo ar kažką, aš manau, ši baimė yra per didelė, tokia per didelė, bet jeigu kas sukrota, kad tik tai jis, gal, kaip mes sakom, tave palaikau, bet tai, aš kiek, pavyzdžiui, palaikymo sulaukiu, bet tas tiek neatsispindi, tam esmė, aš tai palaikau, už ko palaikai, kaip sakoma. Tik iš to, kad tu tada gal mintise palaikai. Tai ačiū, sakau, bent už tiek, vis tiek gerai, kad taip jau, bet žiūri, kad, taip, sakau, tai žinai, tai labai, kaip tą pakeisti, aišku, pirmiausia nuo valdžios, kaip ten sako, žuvis genda nuo galvos, valom nuo uodegos, bet vėl rinkimai, kokie žmonės ateina, kokie formuoja, kaip ką, aš kaip ir sakau, politiškai, tegu ten ar liberalai, ar kažką sėdama prie stalo, tokie argumentai, tokie, viešai, ne po stalo, tokie, ir tada aš tegu pasirenka, kas kaip kovo. Tai jeigu, Bet taip nebūna, atkreipdėmės į tie patys debatai, kokie būna rinkiminiai, tik tai sisteminių partijų, didžiųjų partijų. Tai sakau, dabar, kai, mano čia ta kritika, aš irgi LRT, ar ten tie už laisvą žodį, bet laisvas tik tai jiems, ar kaip ten, jie Kilaitį galiu kritikuoti, kaip Edmundas veda, jis save nori parodyti, ten vieną iš tokios stovyklos, o 4 tuos pasirenka. Čia kaip apie poligoną buvo 6 atėjo diskutuotojai, paklausė, ar iš poligono, visi 6 pakėlė rankas už poligoną. Tai kodėl nepakvietė bendruomenės pirmininkės, kurie aiškino? Nenori, sakau, tai čia yra, bet tą aiškint, kaip žmonėm dėstyti. Bet yra geroji pusė, tada atsiranda niša mūsų tokiems youtuberiams. Nes, alternatyva, žmonės nori girdėti kitokį požiūrį, kitokias kalbas, matyti kitų žmonės, kurie nėra nuolatiniai LRT, tarkim, laidų vedėjai, ten ir svečiai, Kojala, koks amžinai pasodintas, dar kažką. Kalbint. Kodėl tu toks fainas ir gražus? Tai, žinai, taip gavosi, žinai. Reikia, atsiranda alternatyva, iš tikrųjų, svarbiausias dalykas, aš galvoju, net tai, kad politikai turi keisti, pirmiausiai patys žmonės savo galvose pradėti nenutilėti, jeigu matai neteisybę, tu ją viešinti, svarbiausias dalykas, nebijot palaikyti kitą, kurį užpuldinėja. Ir bendrom jėgom, taip ką darysi, surint pečius. Kaip ir kapčiamės žmonės surime pečius. Ir dabar apie šachmatus. Šachmatas kai 30 metų, neužsimė. Taip. 30, jau viršaus 30, jo. Taip. Tai aš kažkada irgi vaikystėje mėgau šachmatus, žaidžiau, bet dabar atsimenu tik tai kažkokią knygą studijavau ir atsimenu, kad naudodavau gynybą, tokį ispanišką gynybą vadinasi. Neatsimenu, ką ten reikia daryti. Ispaniškas, bet už juodus, ne už juodosios labiau skaitėsi. Tikriausiai, jo, aš dabar labai seniai lošiau, aš ten buvau man paauglys, kai būdavau lošdavau. Po to kažkaip ir nebelošiu, niekas su šachmatais neteko susidurti, tai gal bus proga pasirinkti. Aš nesusidaužysiu šachmatose, nes aš jau pamiršęs viską. Psichologinė reikia pasirinkimo. Aš vis mokiniams sakau, kai tu žaidi, pavyzdžiui,
nu, su gerokai stipresniu, aišku, taip tikėtina, taip ir būtų vis dėlto, bet tu turi vis tiek nusiteikti kažkaip tai, nu, va, ieškot, va, vis tiek kabliuko tau per galvą, kaip sako, neduos. Aš, pavyzdžiui, žaisdama, va, labai norėčiau su Magnusu Carlsenu ir pasaulio čempionu žaisti. Ir man įtampa, nu, aišku, aš noriu geriau pasirodyti, bet neslegia, bet aš turiu šansą. Turiu šansą, kad, aišku, man labai gerai dienai bus, o gal jie netokia gera diena, ypač jeigu labai greitai žaidžiant, galbūt aš tikiu, kad aš galiu, vat, 1 ar 2 kartus ten pramušt, kaip sakant. Tai žinok, visada reikia vertinti varžovus ir jų gerbti, bet nebijoti. Va taip. O šachmatai Lietuvoje galima profesionaliai to užsimti? Nu, čia daugiau kaip tik reikalavo tavo išlaidų, nes tai važiuoti, kažkam reikia pas tave turi finansuoti, ar tu gali būti kaip profesionalas ir, tarkim, iš to gyventi. Galbūt Šmilytė iš to galėjo kažkiek gyventi. Tai atsakau taip, jeigu taip trumpai, gyventi kaip žaidėjas negali Lietuvoje. Lietuvoje, bet jau. Tie stipriausi žaidėjai, kur, nu, kaip Šmilytė arba ten kiti, va, nu, kaip irgi paralelė tokia kaip ten krepšininkai ar futbolininkai, yra samdomi kitų komandų, va, didesnių rinkų, nu, bent jau Lenkijos, Vokietijos, ten kokios Turkijos ar dar važiuoja ir žaidžia už tuos klubus. Tai, nu, aš tik teoriškai... Tai ten rėmėjai yra? Taip, rėmėjai, ten tam tikras sutarimas, aš tik sakau teoriškai, manęs nesamdė, aš nebuvau tokio lygio. Ne, bet žinai, tiesiog. Jo, bet tiek, kiek žinau, tai samdo ir iš to jau gali gyventi. Vat vėl, nu, klausimas, kuo aukštesnis tavo lygis, ten ypač super didmeisteriai, tai ten, nu, gali būti ir arti milijonierių jau taip, nes juos kviečia, daug kur gali rinktis ir pasaulio čempionai jau tikrai milijonieriai. Tai... O šachmatininkas, tu paspėjai, ar čia yra tavo išskirtiniai gabumai nuo gimimo, ar viskas išmokstama? Nu, žiūrint į kokį lygį tu taikai, taip į kokį lygį, jeigu apie čempioną, tai turi būti ir matyti ir tas, super gabumai, ir plus darbas, toks tikslingas ir pataikymas, žinai, dar laikiai istorijos, su kuo tu žaidi, su kiek tu daug, nes, nu, žinai, kokia viską, bet taip, kad išmokti, aišku, tai sudėtingiausias žaidimas pagal, nu, savo esmę, toks kaip karinis, strateginis, taktinis, ir taip gali visi, gali išmokti visi vien per tokį norą, investavimą, jeigu turi tinkamai, skau, gerą trenerį, žinot, to priklauso, arba patys moka savarankiškai save motyvuoti, žinot, nes dabar informacijos yra jūra, bet atsirinkti reikia, ko tau reikia, tu visko negali į visą pusę. Tai va, tam lygiai, iki meistro lygio aš manau, kad gali visi pasiekti, iki meistro. Tai meistras kas skaitosi? Ne, dabar, dabar tokia kvalifikacija, pavyzdžiui, va, palyginimas. Tai dabar pas mus nėra tų atskirių, kai anksčiau buvo ten sovietmečio, gal ten dar nepriklausomybės pradžioje kažkur tai buvo tas jau lūžis, pakeitė. Dabar yra skaičiuoja reitingą, tarptautinį reitingą. Bet, sakykim, taip jau suvok dar tą seną palyginsiu, kai anksčiau ten ketvirta žemiausias atskiris būdavo, ketvirtas, toks jau moka kažkiek žaisti, bet dar silpnai, kažkiek jau dėlioja, bet dažnai, toks labai silpnas mėgėjas. Paskiau trečias, jau stipriau, jau supranta pagrindus ir jau tokios numato kelis žingsnius į priekį, toliau antras, pirmas. Jau taip, sakykim, aš būčiau pagal tą seną koks pirmas plus gal va taip. Nes po pirmo eina jau kandidatas į meistrus. Aišku, čia irgi kelias, kur ilgas ten, nes turi daug tų balų pririnkti, kad tapti meistrų, Tai laimėjimai varžybose tikriausiai. Jo, bet ten turi laimėjimai, bet atitinkamos varžybos, aprobavimas, čia yra klasikiniai šachmatai ilgieji, nuo tų priklauso. Paskiau tas meistras, ten eina federacijos meistras, reiškia, kaip toks šalies, paskiau tarptautinis, tarp to dar ir yra daug visko, tarptautinis meistras. Paskui tik tai dar toks tarpas, kiek pasiekti iki didmeistrio. Vienu žodžiu, ilgas kelias. Ilgas kelias, paskui super didmeistris. Tai žodžiu, Viktorija yra dar atskirai moterų, kvalifikacija, kad moterų ten meistrė ir didmeistrė yra, Viktorija turi kaip atvirojo vyrų. Nes vis tiek, čia kai klausia, ko čia skiriasi, bet vyrų žymiai daugiau, iš šachmatuose. Rimtai iš tikrųjų skiriasi? Taip, dar mergaičių būna, bet, sakykim, varžybose 1:10. Tai moteriai tapti didmeistrė paprasčiau negu vyrui?
Savo kategorijai ten, aišku. Tai savo, bet čia tokia pozityvioji diskriminacija, bet aš tą palaikau. Ir, pavyzdžiui, varžybose būna, kad, moteris apdovanoja kaip moteris, geriausia moteris. Ir aš laikau. Ko? Nes, tarkim, čia, suprantu, fizinis, kur sportas yra tai taip, bet čia tik jis vis tiek smegenys dirba. Tai žiūrėk, aš atsakiau pirmiausia, kad vyrų žymiai daugiau. Kad jie laimi, tai žiūrėk, ateina grubiai, 100 vyrų, ten, gerai, 10-9 moterys. Tai kas, tarkim, panašaus lygio, bet vis tiek tikimybiškai, kas taps ten nugalėtas. Aš tai supratau iš to požiūrį, bet aš galvoju, ar tikslinga iš viso daryti vyrų moterų kategorijos, tai tiesiog, žmonės, nesvarbu, kokia tavo lytis. Ne, tai varžaisi. Ne, tai žiūrėk, dabar kaip yra. Yra atskiras moterų čempionatas, atskiras, ne atskiras, bet atviras. Šiaip de facto kaip vyrų, bet realiai, gali moteris dalyvauti. Bando ten kažkur dar. Aš bandau suprasti, o dėl ko atskyrė, ta prasme, kokiu pagrindu? Tai aš palaikau pagrindu, kad, nes jeigu nebūtų, tai atskyrė, bet yra, kur yra vientisas varžybos paprastos. Vis tiek kažkokį vertą skirtingai galbūt sugebėjimus. Pirmiausia, jeigu nebūtų moterys įskirtos, tai tiesiog jos daug mažiau laimėtų. Supranti? Nes vyrų, pirmiausia, ne dėl skaičiaus, vyrų žymiai daugiau. Ir dabar, kad jų, užims ten 15, nesvarbu, 14 vietą ir joms gali krist motyvacija dalyvauti. Dabar atėdamos į varžybos, kai yra atskira įskaita, žaidžia su visais, bet 3 geriausios, o dažniausiai tik kelios ir būna, tai jos bent, žino, kad tarp moterų, bus pagerbtos tarp moterų, kad viską. Ir turės motyvacijos tęs toliau. Tai aš taip laikau, kad tai yra teisinga. Čia man primena, biškai, aš šiek tiek savo šunį vedžiau į tas parodas. Ir yra tam tikros šunys, aišku, į kategorijas įskirstyti irgi. Ir yra retos kategorijos. Ir jie visada laimi. Nes būna 2 ar 3 šuniukai ir jie visą laiką kažkuris iš jų prizinė vietą paima. Bet tai retos, tai bet ten tai yra skirtumai fiziologiniai, akivaizdu, jie skiriasi tie šuniukai, o žmonės, taip, lyčių skirtumo faktas yra, bet vienas dalykas suprantu, kad nors sunkumų kilnojame, tai moteris prieš vyrą tikrai nepakovos, bet ar žaiddamas intelektualinį žaidimą, tai fiziškai nėra sunku tą šachmatą atkelti ir padėti. Gerai, tada, tai aš sakau, vienas dalis, aš palaikau, dar kartą, man tokia kartoju, palaikau, kad, čia visiems gerai. Čia gaunas politika daugiau. Dabar pasakysiu ar dar kitus argumentus. Pirmiausia, kai klausia, ar šachmatai sportas ar ne, taip, tai yra sportas, intelektualusis sportas. Ne fizinis, bet gali būti ir fizinis. Dideli šachmatai, galima žaisti ir taip yra tie, tai klausyk, tai tau kaip sunkumus kilnoja ten dėžės ar ką tu šachmatus. Ne, bet aš turiu minėti standartinį šachmatus. Bet dabar aš, pavyzdžiui, irgi to užsimu, ar ten būdavo, sako, atkelt ten pėsnikas 40 kg, o žirgo aš net kėliau, apie tą Agafonovą, kur kalbėjom, kur Čimilytės 100 kg akmeninis, aš net kėliau. Tai čia jau ne kiekvienas, kaip sako, įvaizdis šachmatininko kinukai, intelektualus. Tai čia matai, visaip dabar ir eina šachmatai ne vien klasikinė prasme, ir ką aš, pavyzdžiui, irgi labiau reklamuoju, populiarinu, aš tų klasikinių ilgųjų, dėl laiko stokos, dėl to, kad nėra taip apsimoka, ilgų nežaidžiu, labai retai. Aš žaidžiu žaibo, blitz tokius, kad galėtum dar... Būdas su laikmačiu, ne tam. Taip, tai laikrodės, viską. Tai žinai, pasakysiu užbaig, tai yra šachmatai ir, pavyzdžiui, fizinė forma irgi šachmatuose yra svarbu, kaip tu, čia ne kad kilnoji, koncentracija išlaikė, jeigu tu fiziškai geriau, jau tas atsiliepia, ne taip kaip kitose sportuose, bet tas yra. Dabar, tai sakau, dėl moterų, vėlgi eina apie kokį mes lygmenį kalbam. Jeigu, pavyzdžiui, pataikysi tokius paprastus turnyrus, visą kitą, čia mes ne apie topinį lygį. Topiniam lygį, vėlgi, čia vėl feministės dabar mes, vyrai ir moteris kitaip masto, šiaip apskritai. Sutinku, taip. Ir dabar, pavyzdžiui, dėl moterų, jos, vyrai kaip į dėžutės masto susidėlio, tink. Moteris taip gal labiau šokinė, bet plačiau gali taip mąstyti. Tai šachmatai galbūt, aš taip vėlgi sakau, nors yra daug bet aš manau išimtis patvirtina taisyklės, kaip čia filmai buvo apie moteris, kurios gali, gal ta pati Čmilytė yra išskirtinė, sakyčiau. Tokiu, kad pasiekė tą prasimušą. Nepaisant to, kad aš, tarkim, nemėgstas politikų pažiūrų, aš tikrai nesakau, kad jinai gali būti blogas sportininkas. Ne, apie sportininką yra. Tai čia pripažinti faktai. Tikslingai tėvas ugdė ir taip toliau, kad šachmatus pasirinęs iš bokso treneris, tėvas. Jis labai talentingas tėvas. Taip. Tai numatė, arba yra ten seseris, ten Polgar irgi viską. Bet jų
yra apskritai mažai, tokių labai mažuma, kalti su vyru 10 vyrų, sakau, grubiau, viena moteris, kurie, vėlgi, priimki moteris ten, gimdo, ačiū Dievui, kad dar tas vyksta. Labai gerai. Ir toliau, kad ir ten rūpinasi vaikai, yra kaip gepas, tokias tarpas, šachmatų varžybos, ten dar paauglės kokias, o paskiau ten nuo 20 ar iki 40 metų nėra moterų, beveik visai galiu sakyti, kiek. Suprantu, moterų fiziologija yra vis tiek ta nuotaikų kaita. Kai ten kokios nuotaikos, kaip ką, tai vis dėlto tas irgi lemia tam aukštam lygiai, kad vyrui vis dėlto paprasčiau koncentruotis viską. Tai aš suprantu, čia aš dėl to išskiriu ir aš dėl to norėjau. Jo, ir aš, pavyzdžiui, kur buvo varžybos, kur neįskiria, ten Slovenijoje žaidžiu, ar kur daug kur žaidęs, aš kolekcionuoju šalis, 30 valstybių sužaidė šachmatų oficialiuose varžybose. Ir aš galiu teikti, kad Lietuvoje, tikriausiai niekas daugiau ne per tą trumpą kelių metų laikotarpį. Tai, pavyzdžiui, kur būdavo daug kur normalu, bet galiu sakyti, vakarus labiau jau moterų, ne visur, bet kur žaidžiu, bet neįskiria kategorijos. Kas man sakau, dabar pasakysiu dėl ko, šitą klausiu irgi, kodėl neįskirta, tai kaip ir argumentai, visi žmonės čia nėra aukščiausiai, kažko, tai visą tvarkoja. Bet, kodėl dar reikia išskirti? Reklamos prasme, pritraukimo prasme reikia įvairesnių žmonių, kai žaidžia. Ne vien, ir, pavyzdžiui, aš irgi neslėpsiu, aš myliu moteris, myliu merginas ir tas atrodo, jeigu žavi dama prie lentos padeda pritraukti, skirtingi žmonės, reklamai, kaip čia daug neišnaudota niša, parduoti reklamą. Kaip sakant, kad gali įvairūs pas mus žmonės. Lietuvoje aš kalbu neišnaudoti. Tai tada geresnius turnyrius gali daryti, finansuoti, gali premijas kažkokias padaryti sportininkams. Tai sakau, reikia visokių ir pavyzdžiui, kitos moterys, gerai, galiu sakyti, kokios Rusijos, Baltarusijos, ar ten, nežinau, Slavijos, taip sakykim, imki. Prie lentos, išnaudoja savo moteriškumą tam tikrą prasme. Pavyzdžiui, man irgi teko, kur, su kokia iškirpte ateina ir tau sunkiau jau susikaupti yra. Šaunuolės. Tai reikia naudoti. Teisingai. Ir tada aš irgi neturiu tokios, kaip šachmatinės agresijos, prieš moterį. Tai irgi iškirpte tada. Ne, tai tai. Laukuota krūtinė kokia čia. Ne, tai veikia dažnai. Bet aš, pavyzdžiui, kažkaip man su ta sužaisti lygiu, aš toks kovinis, kad aš noriu dažniausiai laimėti, man lygiosios, tokios jau būna daug nemažai sutartinių, bet aš vengiu. Bet, pavyzdžiui, su žavia, mergina, man kažkaip tada visada mintis, kad, aš nenoriu per daug kažkaip skriaus, aišku, pralaimėti nenoriu, bet, jeigu ji gero lygio, šiaip jau panašaus, o gal lygiosios ir neblogai šitą atsigriepsiu kitur. Tai dėl ko Šmilytė siūlė tik lygias. Bet jeigu ji būtų gudresnė, ji būtų su manim sutikus lygiom ir aš viskas... Ne, tai jeigu jinai būtų tokia susitaikanti, jinai politikų nebūtų. Tai faktas, kad jinai nori dominuoti, bet kurią atveju. Bet yra dar vienas akcentas apie Šmilių, tiksliau šeimą kalbą, man viskas tvarkoja, kai jie kritikuoja dėl politinių dalykų ir galima ir reikia tą daryti, bet man labai nepatinka, kai būna ištraukio šeimą. Taip. Čmilčiuvo, ten tarkim, jos tėvo kritikuoja KGBistas, senelis, ten buvo Raudonosios armijos kareivis, vyko karas, tai buvo mobilizuotas, tai ką jam daryti reikėjo, jis kariavo. Arba jos tėvas, aš kiek žinau, jos tėvas kaip tik yra normalių pažiūrų, man pasakoja keli žmonės, sakė, kad jis gana adekvatus yra normalus, nėra kažkoks ten beprotis, zombis. O kad jisai savo dukrą palaiko, tai normalu, tai giminystės ryšiai yra. Faktas, kad savo vaiką visi palaikys. Tai faktas. Žinai, aš taip galiu sakyti, kai baigęs istoriją ir, kaip einant ten, pavyzdžiui, atsirinkant politikus, aš tai laikau, kad yra svarbu, kas tavo žinot, ten tėvai, seneliai, įvertinti, kas kaip ko. Bet, ką, pavyzdžiui, kiti linijai, šitoj linijoje sakau, bet svarbiausia, ką jį pati daro, būdama valdžioj. Tai ta aplinka svarbu, bet jau, kaip sakyt, šone visa kita, kokiais nes ten jautrus klausimai mūsų, valstybės, šalies, tos okupacijos, visa kita. Bet kad žinot... Bet reikia su to susigyventi, tu negali nuolat plėšti žaizdų, tai yra, irgi nesveika. Tai matai, dabar čia iš kitos pusės oponentai, jie taiko, žaizdas plėšo, į tą pusę, matai kur. Nes to labiau, tarkim,
tėvai ir vaikai gali visiškai skirtingą pasaulyje žiūrą. Tai va dabar šiuo atveju aš taip kažkaip mano irgi teigimu, kad tėvas gerai gina, bet jis kažkaip ne visai tokių, nu, pažiūrų liberalių, va, kaip Viktorija. Man sakė, kad jisai biški toks, kaip sakoma, vatnikas, kabutėse, kažkiek. Aš aišku, jo gyvai nepažįstu, negaliu tai va, gyvai, bet šiaip tai toks įdomus žmogus ir viską ir tvarkoja, tai, nu, buvo kaip buvo, bet va tas turim žinoti, nes, pavyzdžiui, va, kai kas... Ne, už viešumą, jeigu tu esi politikas, turi būti viskas biografija vieša, faktas, tai čia nesiginčiu. Tai va, o privatus, kaip sako, žmogus, tai be abejo, nu, tai jo gyvenimas jau reikalai, žinai, niekam tai nereikia lysti. Dabar ką peršokim prie dar vieno įdomaus dalyko, pasirodo rašytojas tamstas. Patapau, va, štai jo knygelė, tokia nedidukė, vadinasi Andrius Mulevičius, pikantiškos pažintys. Čia ar tavo nuotrauka? Nu, panašus. Bet vis laik vis kitoks atrodo. Čia ir mano mergina. O žinot, kas čia yra įdomiausia? Ragai. Taip, ragai. Čia taip tyčia padarėjai? Visiški ragai, kaip sakė. Tyčia ragai padarėjai. Kokia čia per užuominą? Tai va. Perskaitysit knygelę ir sužinosit pajus. Jo, bet jos labai nedidelis tiražas, 300 vienetų. Ir jau liko tikrai 200 gal maksimum. Ne 100 aš esu jau išprekiavęs. Tai kas norėsit, tu aš įdėsiu, nežinau, į pirmą komentarą, tu man patoduosi savo elektroninį paštą, nuorodą į Facebooką. Geriausiai norės galės įsigyti. Rašot viską, galėsiu. Nes kas čia yra? Čia yra istorijas iš tavo realių pasimatymų. Taip, realių susitikimų pažinčių ir aš galiu teikti... Su moterim, aišku. Su vyru, žinokit, sorry, ten... Nors aš iš Vilniaus, bet ne toks pažengęs. Ne toks pažengęs. Gal kada būsiu, bet man sunkiai sekasi. Aš old schoolas, senamadiškas. Tai va, čia kai buvau, nu kaip sakykim, jaunas ir gražus, dabar gal jau tik gražus. Va taip ir pirma istorija, galiu sakyti, kai mano pirmas, nu čia įvadas tam tikras, reiškia 6, ką tu, Marijau, sako žodį 6, o dabar šauna. Žinok, niekas nešauna. Nu va. Visiškai nešauna. Tai mano pirmas, čia kai kur yra, aš miksuoju taip su programėlė, nu, svetainė, kai atsirado viena tam tikra, reiškia susipažinimas su mergina, man buvo 18 metų, jai 16. Čia prieš 20 kelis metus jau. Tai tais laikais buvo Ieškok LT, Pažintys LT. Draugas LT atsirado. O, tai jis dabar dar yra. Nu yra, bet tada atsirado, tai čia buvo naujovė. Aš irgi naudodavausi tom pažintim. Tai aš tada dar mano, gal nežinau, jos buvo be nuotraukos, mano su nuotrauka, pirmas mano susitikimas iš virtualaus, taip sakyti. Ir ji be nuotraukos, be nežinodamas merginos, nu tik aprašą. Ir galiausiai išsirutuliojo, kad ji buvo su dar 5 draugėm, jos buvo 6. Tai va, mano pirmas pasimatymas, virtualus, gavosi, nu, bet grupinis ne ta prasme. Suprantu. Nu, dėja ar nedėja, tik tai toksai, nu, va, to apsiribojo, va. Tai bet įdomus, tai čia aš aprašau. Jie norėjau, nes yra buvo man tokia atveju, aš irgi seniau, kai jaunesnis buvau, dar savo žmonos nepažinojau, irgi, nu, be abejo, nu, visi vyrukai ieško merginų, eina į pasimatymus. Tai būdavo susitari su mergina, ateina ir matai jos draugę šalia, nes tenai tai jas nepažįstu, tai yra suprantama, jie yra nesaugu galbūt, kai žino, kas esi toks. Dėl drąsos, bet... Jo. Tai tas visokias pažinčių programas esu naudojęs, dabar aišku, tu nežinau, Tinderių neteko, nes aš jau kai atsirado, aš jau vedęs buvau sėkmingai, aš dabar jau 11 metai bus santuokoj, tai neieškau, bet... Yra dabar tų programų pilna. Tai aš esu naudojęs beveik viską, gal žodį įdėčiau lietuviškai ir tarsi nuo tų, sakau, tiek metų, nes, nu, buvo tarpai, kai aš iškart prisiduodu, nevedęs, turiu be vaikų, arba bent nežinau. Tai va, gal žiūrovių, gal kažkas pasimatymą. Kaip sako, sakykite, jo. Tai nereikia pezdinti, vyras normalių požiūrų, kovingas, tvarkingas, dirbantis, išsilavinęs, magistro laipsnį. Tai baigęs istoriją bakalauro, magistras ES politika ir administravimas. Tai gerai, bet aš šitą mano motivaciją, kai man buvo, norėjau spėti iki savo 40-mečio. Praeitų metų rugpjūčio 1 40. Tai va šitą, kai rašiau, dar man buvo 39. Kažkaip keista, jaunesnis už mane 1,5 metų, aš vyresnis. Nu, kodėl keista? Atrodo vyresnis. Jo, su barzda, jo pakeitė, aš nepažinau, kai pamačiau su barzda, nes visą laiką būdai toks be barzdos, jaunai labai. Pusiau, čia irgi toks dalinė. Tai aš atrodau kartais, barzdą mėgstu, mano barzdas skutytis dabar jau biški ten turi reikalų, taip sakant, tai va, nu gal stai. Bet, žodžiu, aš dabar galiu pasakyti taip, tai aš sudėjau tas istorijas, tokias, nu kaip ant smūgio, kaip sako, atrinkau, nes aš norėjau išleisti ir panašiai. Čia puslapį žiūrėjau. Šiam 8 puslapį iš viso, bet toks pasižiūrėjimas kaip vieno kąsnio sumuštinukas. Nu, argi nepabandysi, vat, kaip sako. Ir, sakau, subalansuota moterims, šiaip jau, nu, bet tinka ir vyrams.
paskaityti, nes bet tai, kad aš specialiai užtaikiau, kad tilptų į bet kurį rankinuką, praktiškai kišenę, galėtum įsidėti, ką tu perskaityti, permest ir kurios gali čia pat greit. Tai surink atsiliepimus po to. Tai aš atsiliepimus galiu pamatyti, aš jau dedu, kas yra perskaitę Facebook'e ir, kol kas aš laukiau kritikos tokios ir negaunu kritikos, aš taip jau tokio, kad vis tiek matuotas, ir čia mane tik tai arba gerai, arba net liaupsina, viską sako, kad antrą dalį išleisi. Taip turiu, aš turiu istorijų masę, čia tokios juokingos istorijos, sakyk, šauk sakinį perskaičiai, sakyk puslapį. 32. 32. Pasižiūrim, į kokį sakinį, į ką pataikiai. 32. Jeigu nuo viršaus kažką rašo telefone, parvežu ją namo. Ta prasme, rašo jai ir laiko telefoną, tai tas supranti, kad laikas į namo. Matai, perskaitysi. Sakau, su šachmatais yra nedaug sąsajų, bet yra šiek tiek, žiūrovau, matot, tokia, kad čia be abejo šachmatai ant merginos pečių nugaros. Jo, tai pečių. Tai žodžiu, aš tą norėjau tokį pasižiūrėti kaip reakcija, kaip ką, vėliau, kaip pirmą savo debiutinę knygelę, o vėliau aš jau matyt, kada prašysiu apie šachmatus kelionės, kurio specifinė tokia. Čia tai tinka, vis tiek viskam, tai plačiai, lengvai toksai ne... Tikrai reikia nuo kažko pradėti, aišku. Tai aišku, mano mintis buvo, kaip išeiti gal į tokius platesnius vandenis ir ypač knygų mugė Vilniaus, kur aš daug metų einu ir man patinka susitikti su pažįstamais ar tiesiog padiskutuoti ar pamatyti ir ten knygų, mėgstu aš knygas jau, aišku, dabar jau mažiau skaitau, kai istorija buvo. Tai tai jeigu kas gali, nori ar dalyvaus knygų mugė, naudojuсь eterį, mielai prisidėčiau viską, tiesiog turėdama šansą savo parodyti knygelę, pašnekėti su žmonėms sutinkamais. Gal atsilieps. Tai nes, dėja šitą leidyklėlę, kur išleidau Homo Liber, dėl tokių tam tikrų priežasčių nedalyvaus ten. Reiškia, Liuks. Ir dar pas tai yra YouTube kanalas, kurio nevystai daug metų, kažkodėl apleidai, dėl ko aš jį miniu, nes tau irgi vardinis Andrius Mulevičius. Tai dėl ko aš jį miniu, nes atsimenu, kai vyko 2012 metų Seimo rinkimai, tai labai tuo metu tais laikais unikaliai darėjai, jie gyvai nuo durų prie durų pa žmonės, tai kandidatavai į Seimą ir keldavai kasdieninius tokius kaip įrašus, ką kiekvieną dieną, ką kalbinai, kokie tavo įspūdžiai ir man tuo metu, dėl ko man tuo metu užkliuvo, nes aš tuo metu, aš pats neėjau rinkimus, bet aš buvau Kauno tautininkų, aš tada tautininkų sąjunga buvau, Kauno tautininkų, aš buvau rinkiminio štabo viršininkas. Ir man buvo labai įdomu, ir aš visas žiūrėjau technologijas, kas kaip daro. Ir aš tavo taktiką siūliau tuometiniams irgi kandidatams, bet jiems buvo neįdomu. Jiems apskritai viskas buvo neįdomu, aš nesupratau, ko iš viso, ko jie eina į rinkimus, jeigu jie dirbti nenori. Tai aišku, vis pralaimėjo, visi nieko ten gero nesigavo, bet tavo taktika, aš atsimenu, aš po to gilinausi, kaip kitose šalyse tos door to door, tas vadinamas nuo durų prie durų daro taktikas. Ir Lietuvoje irgi matau, bet konservai pagrindė daro tas taktikas. Opozicinės partijos to dalykų vis tiek nedaro. Nors tai yra pats pigiausias būdas, aišku, laiko atima, energijos, bet pats pigiausias būdas pasiekti tą žmogų ir išnešti savo idėjas. Tai kodėl daugiau nebedalyvauji rinkimuose, kodėl nevystai savo YouTube kanalo, pasiaiškink, prašau. O čia sakau, vėl gali įsiplės. Žinai, trumpai čia, mes jau turbūt jau valandą. Jo, tai šią temą užkabinai. Tiesiog aš surinksiu sakinį. Esmė tame aš, kai atsidūriau politikoje, tai buvo, tokia vis tiek turiu įžangą pasakyti, 2007 metai, nuo lankstinukų dalintojo. Gavosi, pažįstami pakvietė, valstiečiai liaudininkai tada buvo, paskui valstiečiai žalieji, taip jau pasivadino, pasikeitė pirmininkas ir taip panašiai. Tai man tada jau, ką aš mačiau, man visada įdomu, kas vyksta ne tik žiūrint, bet kas užkulsiuose, už kadro ir studijavau istoriją, paskui politiką galvoju, man įdomu ir kaip dalini ten su žmonėm bendrauji, tai kaip kas bendrauji, tai man tas įdomu ir patiko. Ir kai aš priejau, ten 2008 metų rinkimuose mačiau, kaip ką netgi siūlė ten jaunieji, valstiečiai ir taip toliau. Žodžiu, ten pralošti buvo rinkimai stipriai, bet nors tuo metu pinigų buvo, kaip biudžetas, nes be pinigų, vargiai, kad čia kaip kraujas padarysi, nes turi. Ir dabar tada aš galvoju, kai jau ateinam peršoku, dabar 11 metais aš sugalvojau, aš tokiai pramoginėje laidoje nusifilmavau Būk mano meilė. Reiškia, bet dar prieš tai aš jau galvoju, kad aš jau kandidatuosiu 12 metais, jeigu leis partija, jeigu jau sutarsim visą kitą.
Vilniui, nes Vilniui buvo silpnas skyrius, čia regionų kaip daugiau partija. Gerai, tai aš turiu nišą, aš turiu viską. Ir kai nusifilmau toj laidoj, ten vėlgi norėdamas pasižiūrėti, ten nuotakos ieškoma, bet kaip užkulsiai, kaip kas kalbina visą kitą ir čia galėčiau atskirai pasakoti. Gerai, po tos laidos, aš ten nelaimėjau nieko, neišrinktas buvau, bet su manim anonsavo daugiausiai, aš kaip įdomiausias, nes daug kas buvo surežisuota, o aš tai ne, mane tik tai apdėliojo taip, kad įvaizdį tokį. Tai kai kas sako, jau galėjai į Seimą. Aš ir taip jau galvoju, sako, nepasimėtė visą kitą. Ir lygiai aš jau buvau primetęs, ką aš maždaug daryčiau, ką aš galvočiau, aš analizavau kaip šachmatų, kokie galimi oponentai, kaip kas darė, aš pražiūrėjau tuo metu YouTube'inius visus Lietuvos politikų, kas darė, tai buvo labai mažai. Ja. Ten, kas kalbėta, kas nuo durų iki durų, nes, kad neturint didelių pinigų, o aš esu tada jaunas visiškai, aš turiu daug jėgų, faina. Tau 27 metai. 27 metai, mano rajonas Fabijoniškės Vilniui, kur aš nuo 5 metų gyvenau, nuo 5-6 taip metų, tai daugiau nei 20 metų, mokyklą baigiau, daug draugų, daug pažįstamų. Ir aš tada šitą viską, aš jau nusprendžiau, kokią aš planą darysiu, į 40 dienų po Fabijoniškės. Aišku, aš žaidžiau tam tikrom aliuzijom, čia kaip, vėl, netiesiog, bet kai Mozė 40 dienų po dykumą, viską čia man gražiai kai kur tokiais įmest, kad aš eisiu 40 dienų non-stop. Ir sąžininkai ėjau ir viską filmuoju, bet aš turėjau daug motyvų eiti, man įdomu, man, kaip sakym, viską ir aš turėjau vieną 2008 metais mes ten kaip partija, valstiečiai, padėjom kitam vaikinui iš kitos partijos. Čia neminėsiu, dabar skandalingas yra. Jis kelbėsi Klaipėdoj, išėjo į antrą ratą, prieš to metinį dabar jau, kaip sakyt, pagarsėjus, jau nuteistavo Eligijų Masiulį, liberalų numeris 1 tuomet, jis antram rate buvo. Vaikinas iš 40 vietos kyla ir jis skelbėsi apie 8000 durų. Kaip vėliau, iškėjo, kad gal kažkiek išsofalino. Ir bet vaikščiau. Ir aš tam tikrą jam, mes kaip buvom jau po to jau pažįstami, aš sakau, aš tau rekordą sumušiu. Aš taip traktau kaip rekordą, kad aš pereisiu daugiau. Štai čia. Žodžiu, tai aš perėjau 11 000 durų. Skaičiavai? Viską skaičiau. Aš viską neždavausi užsirašytą dieną koks simboliais. Aš viską simboliais, vyras, moteris, aš statistiką rinkau, man įdomu, kas atidarė duris, tada viską. Tai apie 11 000 daugiabučių, aišku, nes, faktas, tu jau ėmiau tą ir aš per tiek dienų ir aš prieš tai buvau. Tai kitaip sakant, 11 metais aš partijos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui sakiau, ką aš darysiu ir ko man reikės. Aš prašau Fabijoniškėse, aš vienmandatė ir taip toliau. Sako, čia jis tada atsimenu, labai bus sunku, sako, aš tą padarysiu, man fainu, man įdomu. Ir ko man reikės tam tikrų lankstinukų, ten ant rankenos, ant visą kitą, taip toliau. Aš miksavau, ką mačiau iš kitų šalių žiūrėjau, aš buvau tikrai pasiruošęs metus laiko prieš. Dėja, ne viskas sklandžiai vyko, kaip sakyt, finansų kitokių niekur nebuvo, tai, be to irgi sunku. Komandos aš kaip tokios, artimos neturėjau. Tai viską savo, taip lėšom. Tai tada ir sukūrė, aš tik tai tokį gerą draugą kompiuteristą, kur, nes aš turiu vieną YouTube kanalą, kur naudoju ten, o kitą tada jau sukūrė Andrius Mulevičius, kad taip oficialiau būtų. Ir kas įdomiausia, aš tada dar tos filmukus, kurio minė tokius, kad prieš tai dar vasarą visą profilmavau savo draugus, kad ateitų balsuot. Jo, mačiau, daug buvo. Ir Karbauskis, ir kiti, ir taip apie 70. Jo. Ir tokius trumpą muzikėlį, visą kitą, po minutę, kad niekam, aišku, daug... Tol metiniai dabartiniai šortai būtų. Daug žmonių ten aš geriausiu atveju iš 3 karto ar iš 4 ką pavykdavo, kad nesusipainios daug, tai reikėdavo, čia atrodo, taip paprasta. Žinau. Tai žodžiu, tai buvo, tada aš sukėliau. Kiekvieną draugą Facebook'e apie 1000 turėjau, praklausiau iki tol, ką jis mano apie mane, apie partiją, kandidatavimą. Kas galėtų. Aš tokį didelį darbą jaučiau padaręs. Aš tikrai tikėjau, kad aš galiu išeiti. Ir aš deklaravau, partijai čia aišku vėl įsišokimas, kad aš einu laimėti. Tai čia toks turi būti požiūris, o kam eidau jau? Dėja dauguma buvo, kad sudalyvausim, pasisemsim patirties, panašiai. Lūzerių. O aš sakau, aš einu, nežinau ar laimėsiu, bet aš einu kautis dėl pergalės. Taip. Tai šitą į antrą turą patekto, tada viską.
Tai aišku, visa ta, kiti, žinai, daug pinigų turi ir panašiai biudžetai milžiniški 100 000 berods litų oficialiai galima buvo išleisti, o žinom, kad savanoriai dar vaikšto, taip toliau. Pinigai, sakai, tai aš šito viso neturėjau, mano 5 gal 1006 su viskuo, čia viską, bet aš tą vaikščiau ir mane kiek vėl kišo pagalius į ratus, ten apygardos komisija netiesiogiai įtakoja, kad mano nebus lankstinukė nuotraukos, nes gandro sparnas per marškinius prasišviečiau, gandras tai valstiečių simbolis, ten ženkliukas kažką, nusirengiu viską, tada nusifotografuoju, nebus, nes fonas ne tas. Dar, tokių visokius dalykų, kur bandė, nežinau, mane kaip ir buksuoti, nes aš ėjau su kokia savo, kad aš esu jaunas, vietinis, nesugadintas, neprisidirbęs, visiškai švarus, išsilavinęs, žalias, kodėl jums neprabalsuoti už mane? Žmonėm, nes aš ateinu pas jūs. Jo, aš ateinu pas jūs, aš čia gyvenu, aš matau problemas ir aš ateidavau, pavyzdžiui, aš irgi mes, lyginant su ankstesniais rinkimais, tai buvo kažkokie mokymai daugiau mažiau. Čia per 12 metais, aš dabar kritikuoju, aš nesuprantu, nebuvo jokių mokymų, nieko, nesiruošiama normaliai rinkimams nieko. Taip. Ir aš savo iniciatyvą ten su kolegom ruošiausi, ar kažką, kaip atidaro duris, kaip mane taip sutinka piktai, nepiktai, kaip man reaguoti, aš mėgstu. Ir aš ten nusprendžiau, kurie jau piktai, jeigu ką, ten, Seime vagys, visi tie patys, tai, ačiū, viso gero, aš su tuo nediskutuosiu. Tu gali sutikti su juo. Ne, gerai, aš tiesiog, mano tikslas, kadangi aš einu masės, galybė, mano pataikyti tą, kuris ateinu, nes mano pirmas klausimas, ar jūs, aš čia toks, jeigu, tai prie 11 000 durų aš buvau, kalbėjau maždaug 6 000 žmonių. Nes pusė netidarė arba nebuvo namuose, aš pakabinu lankstinuką ant rankenos, ką norėjau tokį, tai sako, čia blogai, čia visa kita, ką čia, žinai, mata. Gerai, bet kai atidaro, ateinu, sakau, labą dieną, aš toks, jeigu normaliai, tai viską. Sakau, vietinis, ar jūs jau turit savo kandidatą, viską. Pirmiausia, klausiau, aš tokia apklausą. 90% plus žmonės neturėjo. Kurie sakydavo, aš už konservatorius, aš už socdemus liberalus, tvirtai, taip sako, tvirtai balsuosiu viskas, tai ačiū, viso gero. Ne mano rinkėjas. Aš taikiau į tuos, kurie neturi. Ir pavyzdžiui, klausiu, kokią matot pagrindinę problemą mūsų rajone? Ir valstybė gali pridėti dar. Taip, bet gerai, čia mane toliau kritikavo, kad atsit kandidatas toks, mane bandė, jau kai tie, toks bukas, kad jis nesupranta, čia sako, čia ne Seimo nario viską. Taip, svarbu. Bet mano strategija ir apskritai ir taktika buvo, kad nuo smulkesnių problemų pradėti. Aš nežadėjau, kad čia kosmoso pensijos dar kažką, ką žinau vienas. Nenoriu aš blefuot, meluot, bet kas tam, pavyzdžiui, ten nepabarsto žiemą ten smėlio, ten kažko nepadaro, ten viską žinau, kad Seimo nario pasidomėjimas skambutės, kodėl to nedarot, jau visiškai kitaip negu eilinio žmogaus. Tai pradėti nuo tokių paprastesnių dalykų, surinkti. Ir tada, sakiau, aš rašausi, sako, man žmogus problema, aš rašausi, sakau šitą, jeigu turi, bet aš aišku, laiko 10 minučių vienam ar kažką, būdavo užgaiždavo, kviesdavo, vaišindavo, ten viską, žiūriu, sugaišau pusę valandą, kaip sugaišau įdomu, bet aš, ėjau daug žmonių. Ir daug žmonės net su ašarom, kiti ten, kur dirbo, kaip ką sutiko. Ne, jums patinka, kad ateina parodo dėmesį. Ir aš sakau, ką aš taip žadėjau, kai aš tikrai tikėjau, kad aš galiu būti išrinktas. O sakau, kai aš būsiu išrinktas, ne jei, o kai aš būsiu išrinktas, aš arba, pirmas mano būtų darbas, aš sukvieščiau į masinį susitikimą, sakau, asmeniškai parašyčiau, arba, mano kolega, surinktume visą žmonių, ten kokią salę, visą kitą daug, kiek ateis maksimum, ir tada, gvildenom problemas, ką reikėtų spręsti rajone, pirmiausia. Aš toks save pozicionau, kaip, čia, susitvarkom, pirmiausia. Tai tokį, manau, niekas kito nedarė, tokio vaikščiimo, su komanda vaikščiojimas, ar ten, kandidatavo Artūras Paulauskas, Dainius Kreivys, ten paskui debatai buvo Riomerį, ar kažkur, sakau, tai, aišku, aš taip naudojuсь, aš jaunas gerokai ir, sakau, praeinu, pasižiūrim kaip žmonės, žinau, kad jie nelabai ir nori ir nepatems, kaip sakant, ir nieko, aš 40 dienų iš eilės vaikštų, grįžtų, nuo ryto iki vakaro, taip su kuprinės. Bet man, viena prasme išsekęs, bet man faina, aš padarau YouTube'inį filmuką, žinau, kad namų sąlygom, aš čia nieko neprofesionalas, nei baigęs,
kaip išeina, mane kritikuoja, ten buvo Facebook'o grupė, mano kandidatas geriausias. Bet man svarbiausia paleis žinią. Aš buvau, aš susitikau ir kaip mane be kritikuos, ar ten taip neapsirengęs, ar kitaip, ar pavargęs, ar taip sušnekė, ar viską. Aš priėmiau, tegu jau dirba, jau sukas, jau pamato, aš einu ir manęs aš netgi buvau, pasiruošęs, jeigu bus blogai ir mane stabdys, gali būti net fiziškai. Sveiki, su jumis Fabijoniškių muškietininkas, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Pirmadienis buvo išties labai intensyvi diena. Turėjau apginti savo pozicijas ne tik ideologiškai, bet ir fiziškai. Štai vienas pagyvenęs vyriškis mėgino man agresyviai sukliudyti, pabendrauti su gyventojais. Kągi, atstovėjau savo pozicijas. Vakare dalyvau Mykolo Romerio universitete debatų klube. Debatavome su kitais Fabijoniškių kandidatais. Sukryžiavau špagas su politikos baobabais. Na, o vakare žiūrėjau Užkalnio 5 laidą per Baltijos televiziją, kurioje pats dalyvau. Iš tiesų parodė tikrai neblogai, tačiau iškirpo mano žodžius prieš Visagino atominę elektrinę. Matyt, tikrai labai trapus šis projektas, kad tai baiminamisi. Tiesa, šiandien pasibeldžiau į 391 duris, bei pabendravau su 98 gyventojais. Čia buvo Fabijoniškių muškietininkas, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Jeigu jau taip... Spėjau, nebuvo. Nebuvo, bet aš buvau pasiruošęs, kad aš netgi tam, aš kaip už tėvynę jau, kad jeigu, bet buvo, pavyzdžiui, 32 diena, iki tol aš net stebėjausi, kaip aš lengvai einu, kaip mane gerai sutinka žmonės, tavrasme, kurie, viskas, bet 32 dieną noriu pasakyti, jau pabaiga. Ta diena buvo ten lyjo, visa kita sudėtinga ir ten aš turėjau debatus ir Romerį dalyvauti 6 ir žodžiu, buvo prieš tai mano amžinatvis į tėvas, kai kur išklijavęs tos plakatus, viską ten, nežinau, transformatorinės buvo ar ką ir ten, žodžiu, mane daug skundė dėl plakatų, dėl tokių mielačių, tokių dalykų, partija gaudavo, kad, ir mane stabdė. Tai vienas toks aktyvistas, tikriausiai konservas ar liberalas, aš dabar neatsimenu ką. Ir man buvo įdomu, toks irgi, aš jau čia negaunu jokio tokio, kad aš nueisiu į tą laiptinę, maždaug galvoju, aš pereisiu, specialiai tavo namo, nes kai kuriuos jau ten, kaip praleidinėjau, nes ne viską jau aš taip įpimsiu. Ir tada buvo, kai pasirodo, aš užtaikiau paskambinti viršą, nežinau, toks įdomus, įvyko susistumdymas. Sako, parodykit man pažymėjimą, visą kitą. Tai kandidato turite? Jo, bet galvoju, parodė, jis taip toks kaip įniršė, sudraskyt, taip. Ir paskiau, kai čia lauko duris, prie lauko čia kieme. Aš tada skambinau vienam, irgi partiečiui, kuris irgi aktyvistas, daug turėjęs tų susidarimų, tokių viską. Sakau, ką man daryti, ar man eiti, nes jis čia, žinai, sako, palik jau tą laiptinę. Čia gal su Vitalijum kalbėjai? Taip, su Vitalijum. Tai aš tada galvoju, sakau, gerai, tiek to aš jau tą, bet man buvo įdomu. O paskiau tie debatai, paskui viskas. Ir galiu pasakyti, kai jau ateina ta 40 dienoj man ten komanda padėjo. Bet aš turėjau tokią negerą nuojautą, iš tikrųjų, galiu, šitą svarbu, nes prieš eidamas, aš pats anksčiau apygardos komisijoje buvau toks įmestas žalias 2008 metais, ten, atrodė kaip ką viską, kaip teikia partija. Čia nebuvo teikiama 12 metais žmonių, kaip sako ir pirmininko pasakyta, apylinkėse susiraskit patys. Ar tiksliau negalėjom būti teikiama, nes laiminčios partijos tik teikia narius, skaičiuotojus. Gali teikti tos partijos, kur turėjo Seime atstovus. Tai prieš tai mes... Paškienė turėjo būti, jinai vienmandatinės išeidavo seniau. Nežinau, bet kažkaip praloštai rinkimai žodžiu, stebėtų ir aš tada... Tiesą sakant, neturėjau, tokių žmonių, kurie ir stiprus, ir išmanytų reikalą, ir jeigu... Ne toj partijai buvai, nes aš kai tuo metu buvau tautininku, aš Kaune buvau suorganizavęs, Kaune ir Kauno rajone apie kažkur 40 ar 50 stebėtojų. Pats ieškoju ir koordinavau, skambinėjau, aš jiems susakytą, suorganizavom dar jiems taksą, kad namo parvežtų po autoskaičiavimų, nes vėlai baigdavo. Tai... pavyko suorganizuoti, bet kame, matai, problema buvo, tada irgi buvo krūva su partijėlių mažų, įsiskaldė, ten visi tie balsai, ten toks bardakas, kai visą laiką gavosi, bet tu buvai gerą patirtį, žiauriai, tai ir bereikalo sustoji. Ne, tu aš pasakysiu, jeigu galiu dar atsakyti, kodėl. Tai tiesiog tai buvo, nes aš tada tikrai tuo metu padariau maksimum, ką galėjau, aš dabar taip nepadaryčiau, sakau, nei apeičiau tiek daug, vis tiek jau ne 13 metų. Dar tvirti. Ne, bet jau vis tiek, ta prasme, aš dar taip, nenai, bet aš tikėjau, aš turėjau tokio idealizmo, visą kitą ir taip toliau.
Ir sakau, vat, kodėl toj partijoje, nu, atsitiktinai pakliuvau, bet vis dėlto pirmininkas turtingas žmogus ir vėliau, ten 16 metai, kita istorija, mesti pinigai. Aš tos rinkimus iš arti mačiau jau. Jo, tai visai kita istorija, čia buvo, beveik nebuvo pinigų. Nu, nebuvo, tiesiog neskirta nebuvo ir kaip norit susirasti. Ir aš tada galvoju, va tada, ar ką man kvies, aš tokių, nu, neturiu, kur tikrai, nu, nes aš, pavyzdžiui, žinau, aš, pavyzdžiui, dėl savęs ten nebijau, kad pagrasins ar kažką, bet, pavyzdžiui, jeigu ten merginom kokiom grasins ar kažkaip, nes turėjau iš ankstesnių patirčių, žinom, va, tai, pavyzdžiui, paprašo perskaičiuot balsus, ten 2-8, randa... Čia turime apie stebėtus. Apie stebėtus. Vaikinas išdaužytais langais savo mašiną. Kitos sveikos stovi. Gal atsitiktinumas. Man neteko susitikti. Nuleistos padangos. Nu, kitos pagerkit arbatos mergaitės, o kas vėl paskaičiuosim rytoj. Čia prieš tai rinkimus. Aš sakau, neturiu tiesioginių įrodymų, bet tokių garsų viską. Tai aš norėdamas apsidraust, nu, neturiu kas ir geriausia būtų, nu vėl, arba rimtas moteris, bet geriausia rimti vyrai, kurie dėl kitą partiją išeitų, kurie kaip už tėvynę eina. Kad... Aš žinau, kad esu dirbęs su moterim, vyresnio amžiaus moterim, kurias padėdavo, patalgydavo, ten būdavo tokių kietų ateina. Nu gerai, bet reikalauja viską. Jo, reikia žinoti, išmanyti reikalą, kaip ten galimi sukčiavimai. Aš pats viską buvau perskaitęs. Reikia mokymus bent pradžią padaryti kažkokius. Tai jo, viskas, šito nebuvo, aš, nu, nes ir kažkaip tą mintį, nu, aš jaučiau, kad negerai, bet pradžioje aš jam, nu, nuvijau iš šoną, sakau, gal, nu, tokia mintis gal nesusitars. Aš neturiu jokio žmogaus nieko, bet kažkaip nuvijau, gal nesusitars. Va dabar, jeigu kada nors grįžčiau, eičiau, tai čia yra, nu, esmė. Taip. Ta prasme, neverta eiti rinkimus, ta prasme, turi turėti savo žmonių, kurie skaičiuoja, viską fiksuoja, taip toliau ir kietų, ir išmanančių viską. Šito neturiu. Tai aš dabar, va, sakau, kai ateina rinkimai, va ta diena, aš nueinu dar ką mačiau, nu, žiūriu, kad keli žmonės tarėsi, mačiau, ten dar kažką, bet kodėl aš neužfiksuoju. Tada buvo triukšmas dėl tų klastojimų. Tai klastojimų, sakyta, darbiečiai maksimaliai perka viską, nu, ta prasme, taip jau naglai. Nu, ir aš, žodžiu, man paskui, va, tai vis tiek, tik pribaigs, bet įdomu turėtų būti. Aš galvoju, simboliškai apeisiu visas tas apylinkės. Nu, pats apeisiu, nu, tai va, bent jau savo tavo tokį, kaip sakau, nežinau, nuraminiu. Kai kas man sakė, kad kažkokie pažeidimai, sakyta, vienoje apylinkiai vizituoja apygardos tą komisiją, kur, reiškia, gal darbietė, pirmininkio, konservė, nu, pavaduotoja, nu, ten gerai dirbosi. Iš partijoje. Dirbosi. Ir paskiau mane bando, kad aš atseit negaliu būti, nes kodėl, sakau, parodykit straipsnį, nu, apylinkiai, va taip pati, jūs vaikščiojanti reklama. Be jokių skiriamų ženklų, jokio balsavimo, jūs vaikščianti reklama, tiek skaičiau, jokio įstatymo punkto to nebuvo, nėra, kad negaliu pasirodyti. Nu, ir žodžiu... Ne, kaip tiesiog sėdėtų, tyliai pasižiūrėti ten, kad... Ne, nu perini tiesiog, bet va, aš gaunu, va čia įdomu, ten neišmanus buvo. Kai liko kelios apylinkės, aš jau, kai kur aš nebuvau iš tų 11, iš viso nesu ten mažas, kur, reiškia, 9 buvau. Bet galvoju dar, gal 8, 9, nu, gaunu skambutį, skambina man. Čia apylinkės komisijos pirmininkės pavaduotojai, gavom žinių, kad jūs darote poveikį. Užslėptą poveikį rinkėjam, užslėptą. Kažkaip tai fiksuojat, su ko aš fiksuoju pažeidimus, fotografuojat, neleisinu, su ko aš fotografuoju vat, viešose vietose, viską nekabinui. Bet man grasina, aš paviešinčiau, man grasina jums grėsia jūsų rezultatų anuliavimas, pašalinimas iš rinkimų. Už nieką, apskritai. Kitoj, nu, bet, sakau, aš dabar tada, man ir taip jau laiko reikėjo važiuoti iš štabą, jau nebuvo gerai, aš priimu, sakau, aš šiaip nieko blogo nedarau, bet tiesiog važiuoju tokį grasinu. Neturi raštiškai pateikti, negali ten žodžiais kažkaip. Tai, sakau, bet tai va buvo, bet daug trukdymo buvo ir kai jau paskui ta rinkimų naktis ir matom, kai mūsų valstiečius valgo tiesiog ir rajonos ir viską, čia ateina paryčių rezultatai ir aš liūdni. Nu čia tragiški. Nu aš sakau, aš galvoju, jeigu nelaimėsiu, nu tam nepateksiu ant 3, 4, 5, man ir taip blogas rezultatas, aš dariau maksimum, kad aš laimėčiau. Aš lieku 11 vietoj iš 16, 474 balsai. Ir aš netikiu. Partiniams taršiai pakilai per 30 vietų, aš žiūrėjau. Neatsimenu, bet aš ne apie Sarą, aš jau kaip vienmandatiniai laimėti, aš einu laimėti, vat skauda. Ir dabar žiūrėk, tas man buvo sunkiausia, aš netikiu, žiūriu ir netikiu tokiais rezultatais. Kaip tai, nu vėlgi, sakau, galimai klastojami, įdedu tą žodį, rinkimai Lietuvoje.
Jo, bet matai, gali būti dar vienas variantas, gal mažai žinomas žmogus. Jie tai nori pabendrauti ir pamiršo tai iš karto. Nu, žinai, dabar versija aš tai viską. Ne, aš bandau, bet planuoto. Iš tokios masės, va tiek žmonių, tiek nusivylusių, aš taikau tą, aš atėjau, kiek aš gaunu nuotraukų, kad mes už jūs balsavom prie balsadėžės. Ir dabar man buvo čia smūgis, tikrai buvo smūgis. Tai gal tau rasinti būtent tie, kurie ir balsavo? Nu, bet netikiu, iš 474 balsai. Aš pati to, ko savim galiu užpėkėti, tai manęs aš tiek per rinkimus esu ėjęs irgi to durų prie durų. Ir apklausas dar sakyta, bet aš esu dirbęs pardavimuose, kurie pardavinėja, einat nuo durų prie durų. Ir mes per dieną apeinam 50 žmonių, nu taip 20 darbo dienų per mėnesį 1000 gaunasi. Nu, taip normaliai. Po to vėliau pavargsti, šnekėtasi, bosta viskas. Tai jeigu tu per dieną parduodi 1 arba 2, tai yra geras rezultatas iš tų 50. Tai jeigu, o tu parduodi daiktams, kuris jiems reikalingas, televizija ir internetas mes pardavinėdavom, gerą kainą pasiūlai, visą kitą. O čia įsivaizduoju, kad ateina nežinomas žmogus, jis nori, kad už jų balsuotum. Klausyk, žiūrėk, dažniausiai žmonės atidaro, jie nėra nei pikti, nei labai malonus, jiems dažniausiai būna pofik. Nu, tiesiog kažkas toks atėjo, jums smalsu, žinai. Ir tu turistų sugebėsi parduoti. Aš manau gerai, aš sakau, aš įvairiai, tai žiūrėk, pratęsiu. Tai mano rajonas, mano mokytojas, pavyzdžiui, mokytojas, sutinku, aš jau žinau, kur jie, sako, balsuodom už Artūrą Paulauską, nes jis parūpindavo kamuolių mokyklai, dar kažką inventorius. Sako, balsuosim už tave dabar. Dabar jūs meluoju, dabar žiūrėk vienas. Mano draugai, aš nesakau, kad visi identiški 100, bet aš manau didelė dalis. Ta prasme, nes aš taikau į tą nišą, kuris, sakau, nauja žalės visą kitą ir kurie paprastai net neėjo balsuoti. Aš į tą tokius neėjo balsuoti ir tai dabar, žiūrėk, paskutinis. Ir ką aš padarau, grįžtu, parvežau draugas, aš tikrai aš neinu miegoti, žiūriu, kokie klastojimai, užpirkimai, tuo metu skaitau, pavyzdžiui, darbo partija 3000 pravieniškių kalinių identiškai sunumeruoja. Taip pat ir kitos partijos, tik tai jas kitaip. Bet gerai, kitaip, bet darbiečiai tuo metu buvo labai naglai, taip, ta prasme, atvirai jie neslėpė ir viską. Taip jau čia gali užslėpti, aš nesakau. Po to ir valdančių koalicija buvo. Bet aš sakau, dabar žiūrėk, aš nemiegau, aš skambinu, parašau, aš paskambinu Ramūnui Karbauskiui ir ten, sakau, mus valgo, darom kažką, tiems surašiau tautininkams, protestuojam, darom, sakau, ta prasme, čia mus tiesiog taip grubiai, sakau, galimai klastoja ir visą kitą. Bet jie pasyvai buvo. Gerai, tautininkai atsakė kažkaip jo, galim, neatsimenu, kam parašiau. Jie darė protesto akciją prie VRK, bet ten 5 žmonės nuėjo. O valstiečiai, partiečiai, pasižiūrėsim, gal reikia palaukti, aš nesuprantu, ko laukti. Aš nesuprantu. Turi kiti protestas, tai gerai. Aš nesuprantu. Dabar aš ką padariau, dar praėjo gal diena, aš tą visą dieną nemiegau, dabar gerai. Galiu pasakyti, vėl, tas vaikinas, kuris ėjo tada 2008 metais, kur mes rėmėme antrą turą prieš Eligijų Masiulį. Jis tada pakeitė partiją 2012, darbiečių pas Uspaskichą, Kaišiadorį Elektrėnų. Išeina į antrą turą prieš Bronių Bradauską, išeina su 17%, jis man paskambina, kitą dieną, sakau, vakare, sako, gal nori Akropolį Vilnių susitikti. Aš žinojau, iškart. Turim dar porą minčių? Pabaig. Gerai, tai labai ilgas. Jo, ilgas. Susitik, ne kasdien. Sako, ir jis susitinkam, ir jis dar, jis šiek tiek pasivai linksmas išėjo antrą turą, nežinau, tokie žmonės reiškia, kad meluot ar ką. Jis manęs paklausė, jis ten nesekė, sakau, taip tokia, sako, turėjai stebėtojus? Sakau, ne, tai ką tu nori, sako. O jis man siūlo gerus dalykus, kad aš padėčiau antram rate vaikščioti jam, visą kitą, kai mano partiečiai kritikuoja mane, o tą gyrę, kai kurie, šitą. O jie nežino, kad jis man siūlo ir pinigus siūlo, ir kad padėti neuždyka ir taip toliau. Aš aišku atsisakau, bet man buvo įdomu išgirst, kaip ką. Antram rate jį suvalgė. Ten policija pradėjo persekioti dėl visko, nors kandidatas kaip neliečiamas tuo metu, kratą daryti, žodžiu. Aš laukau, galimai pardavė, kaip sakant, visą šitą. Tai dabar ką aš paskui padariau, perėjau kitą, tom dienom, galvoju simboliškai, aš netikiu iš to rezultatų ir kas įdomiausia, iš tų 11 apylinkių savo rezultatą aš nagrinėjau. Aš mažiausiai balsų gaunu savo apylinkiai, kur aš balsuoju, kur mano šeima balsuoja, mano kaimynai. Aš netikiu, kai dvigubai mažesnė, gerokai ten bajorai tokie, aš ten nebuvau kojų įsikėlęs niekada, sumetė lankstinukus, tėvas suvežiojo amžinatilsį, suvežios,
nu, čia aš gaunu savo apylinkį 19 balsų. Viso. Su šitais iš ankstiniais. Iš kiek ten balsuoju, kai ten daug buvo apie 1000, 2000? 1500 kažkur, tai ar 1,8, va dabar, kai ten 900 gal balsuoju, aš ten gaunu 27 balsus, niekada gyvenime nebuvęs. Aš ten priimčiau, kad 0 gausiu. Nu, nes aš nebuvau. Nu, 0 nebūna vis tiek ten kažkas. Ne, nu gerai, dabar logika, čia dvigubai, čia artimi pažįstami, žiūrėk, o ten visiškai man nepažįstami, nieko, už mane 27-19. Gerai, 4 balsai, ale iš ankstinio, kur aš pensionatą aplankiau, 50 žmonių, visa kita. Jie man sakė, kad čia prikabino uodegą iš ankstiniam balsavime, o aš nežinojau, ką daryti, kaip man užkirsti, užkardyti šitą. Gerai, tai aš ką padariau, pereinu savo namą ir kitą namą, grubiai 100 butų. Nu, kiek radau žmonių tuomet. Su paprastu klausimu, aš neteisininkas, ką aš prašiau, reiškia, parašiau, VRK, taip toliau, toks, va, nes aš netikiu rezultatu. Su paprastu klausimu, va, ar Mario balsavai už mane? Jeigu, sąžininkai, jeigu nebalsavai, nors žadėjai, viskas tvarkoja, okei, ačiū, dabar viską. Ar sąžininkai balsavai? Jeigu balsavai už mane, prašau pasirašyti, va, aš, Marijus Jonaitis, su asmens kodu, adresu, visą kitą, reikalavom perskaičiuoti balsus, sugadintų padaryti ekspertizę. Taip. Aš surinku 23 parašus. Čia kiek radau žmonių, bet 100 būtų. Aš norėjau įrodyti. Aš renku 19, kitaip sakant, 15 balsų iš viso 1800 balsavusių. O čia gaunu 23 parašus, kad už mane balsavo. Nu tai negi melos. Tai dabar žiūrėk, aš nesakau, kad... O ką, VRK, patikite raštą? Aš nesakau, kad visur taip tendencija būtų, bet jau visiškai. O tai kai kas sako, tokie kur, tai čia tau 4 balsus nuėmė. Čia ne 4 balsus. Vis tiek, pasiunčiu šitą raštą, kadangi buvo galybė skundų ir visa kita ir ten taip toliau, jie atsifutbolino, matyt laikas, ar perkiam aš to. O partija nieko? Nieko, man tik padėjo, nieko nepadėjo, va aš dėl to piktas. Bereikšmės tokios partijos, kaip pagalvojate? Aš nesuprantu, valstiečiai vis tiek, jie turi stuburą, šiaip jau žmonių, visa kita, atramoja čia, aš nežinau, pirmininkas buvo, galiu daug gerų dalykų sakyti, aš nesuprantu, kame vyksta, ar jis galimai specialiai pardavė, ar tiesiog aš nesuprantu po šį dieną. Žodžiu, aš pasiunčiau raštas, kad ten aš nežinau koks terminas, kem 8 valandos ar ką, nukeliauju į šiukšlių dėžę, tiksliau į apygardos atgal komisiją, jie pasakė, kad praėjo terminas, viskas. Ir po to nieko neseks. Nieko, viskas, baigėsi. Bet bent jau aš savo morališkai įrodžiau, kad čia ne tas rezultatas yra, netikras rezultatas, ką aš galiu sakyti, galimai įdedu žodį, klastojami rinkimų rezultatai ir įrenkit kameras, kaip skaičiuojami balsai, kad bet kas prisizumint galėtų, ką veikia komisija. Aišku, jeigu problema yra serveriuose, tai čia juodžiausias scenarijus. Bet čia yra svarbus momentas, dėl ko yra pirmiausia balsai vis tiek vietoje skaičiuojami. Taip. Ir tu gauni tą protokolą pasirašyti. Taip. Ir tėvų stebėtojas, jis viską mato, kaip kas skaičiuoja, viskas atvirai, gali tai neprieiti pasižiūrėti, žinai. Taip. Ir tu matai tą rezultatą, ir tu fiksuoji, ir siunti į centrą kažkam pagrindiniu, ir jie visi skaičiuoja balsus, ir jie turi sutapti su galutiniais. Jeigu jie nesutampa viskas, tada automatiškai taip, tada jau keli triukšmą ten kariauja, žinai. Tai bet dabar neaišku komisija, nes turi būti nepertraukiamas darbas, ar jie buvo, yra signalų vėl, neturi galimai, kad išėjo. Pas mane, kiek aš esu daręs, pas mane atitikdavo. Aš dėl to, kai jis sako, oi, čia netikai, kaip gali deklasuoti. Mano atvejais viskas buvo gerai, atitikdavo skaičius. Žmonės kažkuriais pasitikėdavo, jie ten skaičiuodavo, tikrai žinau. Pavyzdžiui, sakau, buvęs prezidentės patarėjas Grybauskaitės Linas Balsys. Jis Pilaitį Karoliniškėse dėl to išėjo, galiu teikti, kad turėjo savo žmonių. Nes vienoje apylinkėje 400 balsų buvo į kito kandidato. Kaip ir įdėtas. Bet aš sutinku, bet tas faktas, jeigu tu nekontroliuoji situacijas, kad gali būti klastojimų, tai faktas. Tu turi kontroliuoti, taip stebėti, tam tie stebėti reikalingi, tam reikalingi tiesiog žmonės. Tai sakau, bet tu vienas negali padaryti visko sukontroliuoti, tai sakau. Tai tas yra. Tolbo nepatyręs, ar buvai jaunas, ko tu nori. Čia ne. Žinok, svarbu, tu niekada nepagalvoji kartais. Taigi aš sakiau, prieš tai aš tą pagalvojau tokią mintį, kad gali, aš ją nuvijau, ta prasme, nes aš iš viso būčiau neėjęs, bet supranti, bet čia man nepadėjo ir viską, tu vienas laukinė karys šitoj vietoj. Ir kaip sakant, sakau, aš galimai klastojami stipriai, galiu sakyti, kiek aš žinau, kiek netiesiogiai, žinau, kiek signalai pasiekdavo ir kitose
dalykuose. Tai aš tada vyksta susirinkimas, paskiau tarpė ten spalio 18 dieną vėliau ir aš siūliau protestuoti ar kažką daryti, kažkokį, Vilniaus susirinkimas ten. Ne visi kiti pradėjo mane cenzuruoti, vienas Seimo narys, kur perbėgėlis, tasai, kad aš čia per daug kalbu ir aš... Vardu Tomas. Tomas vardu, jo. Aš tada sakau, aš išeinu, sakau, iš partijos, nežinau, pasirašyti, sakau, aš nesutinku. Taip, aš pralaimėjau rinkimus, bet aš jaučiu nesąžiningom sąlygom pralaimėjau. Tai aš išėjau ir tada baigėsi mano politinė karjera. Aš sukandęs dantis 16 metais balsavau už valstiečius. Iš tokių, kad vis tiek žinojau bent jau žmonės, daug padorių žmonių ir tvarkingai. Tai tokia istorija ir dėl to, sakau, visko reikia į politiką, bet tu turi daug ką, kaip sakyti, tada aukoti. Aš ir taip daug laiko, energijos Augas ir Tomas abudu baigė politikos mokslus, bet mes nedalyvavom politikai taip tiesiog rinkiminių kelių. Mano irgi buvo paskutiniai rinkimai 2016. Su Rolando Paulausko tada sąrašu ėjau į Seimą, tada ėjome. Aš irgi dabar, kai pažiūrėjau, tai irgi daug klaidų buvo pridaryta iš tikrųjų. Bet aš galvoju, gal palikim tada kitiems laidoms, aš čia dabar spėjau 2 valandos. Taip, bet čia jau išsakiau dabar šitą, norėjau dabar paketą esmę visą jau pasakiau. Mes daug ką pasakėm, daug svarbių dalykų yra, ką žinau, jeigu žiūrovus įdomu, galbūt po kiek laiko galėsim vėl pasidaryti, kokią laidą aptarsim, gerai? Malonu turėti pamatyti buvo. Gerai, prašau. Gerai. Tai dar kartelį, paspauskit laikit, jeigu laikinkit, jei norit įsigyti, rašykit man, taip sakant, viskas prieinama, bus smagios istorijos. Čia Andrius Mulevičius pikantiškas. Like, subscribe, dalintis, komentuoti. Iki, visą.